Nu, toks, šiandieną paskaita bus paskutinė iki išvykimo. Taip, kad galėsit pailsėti nuo manęs. Ką norit išgirsti šiandien? Nu, paliesiu keletą tokių klausimų, galbūt sakyčiau, prieš išvažiavimą sako, o kaipgi išgyventi, kai tavęs nebus. Jo, sako tokia paskaita, kad labiausiai pakelti lygį ir išsilaikytų. 15 šiandien ir nemažiau. Šiandien iki 15. Ir grįžtume. Tai negerai, matote, kai aukštai pakeli, tai tada, kai žemai krenta, tai labai skauda. Tai gal reikia numušti kitokį lygį, kad nebebūtų kur kristi. tai tada reiškia. Reikia taip, kad liktume tame. Kas išgyvens, tai išgyvens, o kas ne, tai ne. Yra ne tik lygi žmogaus, nuo lygio priklauso žmogaus sveikata, būsena. Aišku, labai surišta, jeigu žmogus aukštam lygiai gyvena, jo rodikliai visai kitokie. Jeigu jisai stabiliai palaiko tą aukštą lygį, jo ir būsena, ir sveikata yra normali. Bet pas žmonės dažniausiai tie lygiai šokinėja, tai aukštyn, tai žemyn priklausomai nuo įvairių situacijų. Žmogus, kada reaguoja stipriai iš aplinkos gaunamus signalus, tai ta reakcija viduje sukelia audrą ir tada iš vidaus eina visos tos negandos, pyktis, nuoskaudos, nusivylimai, baimė, pavydas ir įvairios kitos neigiamas emocijos, kurios kaip tik tai žmogų ir veikia. Negatyvia kryptimi tai silpna jo sveikatą, destabilizuoja jo būseną ir žmogus susiduria su problemom. Aš čia dar ne šitas iki, bet praeitą, kai buvo iški bažnyčia, tai kalbėjo apie tai, kad irgi Kristaus žodžiai, kad apaštalai neplauna rankų. Ir farizėjai visi sako, kaip čia dabar, sako, jūs pažeidžiat didžiausią mūsų, reiškia, tą švaros darybės sistemą, neplaunant rankų prieš valgį. O Kristus atsako, kad viskas eina iš vidaus į išorę, o ne iš išorės į vidų. Iš išorės į vidų eina tiek, kiek tu žmogus, kaip priimi signalą. O štai aš aiškinu žmonėms, sakau, jeigu žmogus pasakė nesąmonę ir ta nesąmonė manyje sukėlė audrą, tai problema manyje, kodėl aš taip sureagavau. Jeigu pas mane tokia reakcija, sukyla viduje audra, ta audra sukilusi labai keičia būseną. Ir žmogus turi mokėti palaikyti tą stabilią būseną. O kad stabilią palaikyti, visgi reikia nemažai žinoti informacijos, tos dvasinio lygmens palaikymo informacijos ir stengtis gyventi tos informacijos tokio išminti ir stabilume. Šiandieną žmonės labai stipriai išsibalansuoja. Tai sudirksta, tai užpyksta, tai ant kažką tai smerkia, kažką tai teisė, pats save teisė, pats savim nepatenkintas. Ir visą laiką tie sukuriai tos audros, kurios žmogaus viduje sukelia didelius tokius energetinius, tiek pozityvius, tiek negatyvius srautus. Ir tie srautai žmogų blaško. Blaško į viršų ir žmogus krenta į apačią. Nu dar viršų, jeigu tai nuotaika pagerė, viskas gerai, apsidžiaugė. O vaikinas sakė, kad nemyli, paskui sako, ne, aš tave myliu, tik tai aš tau taip sakiau. Tai mergina iš karto gerą ant dušės. Ir iš karto, reiškia, kyla lygis, nuotaika gerėja. Ir atvirkščiai, kai pasako nemyliu, krenta nuotaika, nežino, ką daryti. Ir taip toliau viskas priklauso, kaip žmogus priima signalus. Kaip priima, įsižeidžia ar neįsižeidžia. Tuos žodžius rimtai priima, ar reiškia jisai kažkaip tai su nuoskaudom nusilimais, ar nekreipia dėmesio. Va trys variantai yra.
Aišku, jeigu žmogus kažką kalba, priimti informaciją reikia, tik reikia priimti objektyviai. Jeigu žinai, kad žmogus kalba netiesą, neįsileisti jo netiesos į savo jausmų srautą tą visą. Ir nesinervuoti, nestresuoti. Nes žmogus, kada stresuoja, jis sujaukia savo vidų ir sujaukia savyje egzistuojančią didesnę ar mažesnę harmoniją ir paskui atsiranda pas jį problemas. Jeigu žmogus moka nereaguoti į tos signalus, arba tiksliau sakant, iš karto nereaguoja, pagalvosiu, paskui pažiūrėsiu, kaip bus. Čia ir pats geriausias variantas. Gal visiškai nereaguoti ir nereikia, bet kitas iki galbūt priežastis reikia pagalvoti, bet pirmoliai išlikti ramybės būsenoj. Jeigu signalą sukėlė kažkokią tai neramybės būklę, tai nusiraminti ir paskui vėl ieškoti išeities iš padėties. Ten, kur ramybė, ten yra ir objektyvūs sprendimai, objektyvus suvokimas ir objektyviai žmogus gali ramiai priimti tą informaciją ir ramiai apmąstydamas surasti tokią tvarkingą išeitį. Jeigu tik tai žmogus su pykčiu, nepykanta, nuoskaudom, nusivylimais, agresija, su jais tokiu įsiskaudinimu, tai atrodo reiškia ir viskas. Ir dar turiu pasakyti, kad tamsios tos struktūros, reiškia piktojo struktūros, visokie piktieji, ten velniai, ten dar visokių pavadinimų tokių, kokie tik nori yra. Ir jie, galbūt netgi tas pavadinimas, kuris susiveda, kai yra, sako, šviesus angelas ir juodas angelas. Tai kada žmogus papuola į juodojo angelo sritį, tai praktiškai žmogus papuola į jų valdas ir tose valdose jis pasijaučia visiškai kitaip. Tai yra atveria į save tam kažkokiam tai didesniam ar mažesniam blogiai per savo mintis, nuoskaudas, nusivylimus, baimę, pavydą ir kitus negatyvius jausmus ir paskiau turi problemų. Kame esmė yra? Čia yra straipsnis apie vandenį rusų kalboje. Bet tas vandenis, kur Masaru Emoto, praktiškai čia pakartota matyti informacija, irgi apie tą patį vandenį, vanduo imlus informacijai. Už žmogaus organizme yra 75% vandens vidutiniškai. Pas pagyvenusius žmonės ir iškėlė senyvo amžiaus 70%, o pas vaikus 80%. Vidutinio amžiaus žmogus maždaug turi 75% vandens. Ir priklausomai nuo jo minčių, vanduo priima programas. Ir tas vanduo pasikrauna tomis programomis. Ir tas kroviklis didžiausias yra, tai yra žmogaus jausmai. Žmogaus impulsai, kurie prašoka per jo visą organizmą, jie sukelia tas audras. Ir gerai, jeigu dar žmogus sugeba nusiraminti, sugeba permastyti, bet jeigu jis nesugeba ir tose mintyse, sielvartose, skausmuose sielas gyvena, tai jam yra blogai. Jis ardo pats save, naikina pats save, keičiasi galvos smegenų veikla. Keičiasi programiniai dariniai, netgi keičiasi žmogaus sielos dariniai. O siela iš dvasios struktūrų vis per save praleidžia normalią informaciją ir jeigu žmogus harmoninga, jo sielos dariniai atitinka žmogiškai dvasiai pilnumoje, tai žmogus informacija eina ramiai, išmintinga informacija, tvarkinga informacija ir žmogų gyvenimas yra normalus. Netgi sėkmingas, laimingas, sveikas. O kai žmogus tik tai susinervuoja, jis sujaukia tą harmoniją ir tos harmonijos sujauktis būtinai duoda kažkokios tai pasiekmes. Anksčiau ar vėliau, už tai žmonės aiškiai, aš aiškinau, visą laiką paskaitose primenu, kai tik paliečia, kas liečia darybę ir kas liečia sugrįžimą į sveikatą, aš paliečiu visuomet atgailos sistemą. Nes atgaila tai yra vienas iš svarbiausių tų vadinamų harmonijos atstatymo derinių, tai yra suvokimas, supratimas ir sugebėjimas išeiti, sugrįžti į harmoniją. Ir tą turi daryti pats žmogus. Būna kartais atveju, kuomet žmogus pats nesugeba to padaryti. Už tai duota yra atgaila per tarpininką. Atgaila per nuodėmklausį. Netgi per žmogų, kuris jisai šviesus, su žmogum pasikalbėjo, jisai kažką tai padėjo, kitoj srity.
kažkokia tai dalimi užtarė, kažkokia dalimi patarė ir žmogui pasidaro žymiai reiškia lengviau ir jisai nusiramina ir žiūrėk vėl atsistato po truputį harmoniją. Vienam žmogui išlipti iš sudėtingesnės padėties yra sunku. Už tai reiškia žmonės jie stengiasi turėti tą bendrą sistemą. O kaip atstatyti dvasinį lygmenį, praktiškai tos sistemos, reiškia didžiausias pasiekimas ir rodiklio atstatymo sistemos būdas toks yra, tai yra per atgailą. Bet atgaila tai nėra paprastas dalykas. Pati atgaila yra, kaip aš aiškinu, nekruvinais keliais stasės eiti. Nedevaliuk atleisk, neatsiprašymas. Atgaila tai yra dieviškos išminties suvokimas ir pasilikimas gyventi išminty. Tai yra dieviškos išminties suvokimas, kaip funkcionuoja harmonija. Ir jeigu pažeidė kažką tai reiškia per atsiprašymą. O jeigu kažkas tai bandė įskaudinti, pažeisti, per suvokimą nepasiduoti tam blogiui. O kad nepasiduoti tam blogiui, nepykti ant to žmogaus. Nes pasakyta tai mūsų maldoje ir atleis mums mūsų kaltės, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams. Tad jeigu nesugebė atleisti, reiškia nieko nebus. Man labai patiko vienas, aš jau buvau užmiršęs, paskui žmona čia vienas iki priminė man, ne man, o visai saliai. Sako, mačiutė su anūkė eina į bažnyčią ir anūkė jau pasakoja, kaip jinai pyksta ant draugės. Jau sako, aš jai niekad neatleisiu šitai draugiai. Mačiutė sako, negalima, taip reikia atleisti. Nu, anūkė dar labiau įniršo ir sako, ne, kol gyva būsi neatleisi. Tada sako, anūkytė, tu, kai atgailą atlikinėsi, tai ir kalbėsi tėvę mūsų maldą, tai sakyk, ir tu man neatleisk, dievuliu, kaip ir aš negaliu atleisti savo draugiai. Ir sako, man tai pasidarė viskas aišku, iškart kaip nušvito, ir supratau, netgi piktis ant tos draugės dingo. Sako, nemeluok tik tai, kad aš atleidžiu savo kaltininkams. Matot, išmintinga močiutė ir labai išmintingai patarė, nes nešiojant pyktį, nuoskaudos, nusivylimą, kiek aš atlieku tyrimo tų darbų, reiškia įvairiausių tyrinėjimų ir analizę ir išvadas, tai praktiškai yra tas žmogus, kuris negali atleisti, kuris nešioja nuoskaudas, pyktį, nusivylimą ir pats save gramzdina į ligų, nesėkmių, nelaimių tą prarąją. Didesnių ar mažesnių, bet būtinai į negatyvą. O tas negatyvas ardo žmogaus mąstyseną ir ardo iš tos mąstysenos išplaukiančias pasiekmes ardo savo asmenybę. Tiek dvasiškai, tiek fiziškai. Ir jeigu žmogus stabiliai sugeba laikytis tam dvasiniam lygmenyje, tai jisai gali stabiliai būti ir sveikas, jam stabiliai sekasi kažkur tai tam pačiam versle, jis įžvalgumą tokį turi, jam stabiliai sekasi galbūt ir šeiminiam gyvenime, jeigu supranta dėsningumus ir jų laikosi. O kada žmogus, reiškia, pradeda gudrauti, Dievo niekuomet nepergadrausi. Galvoju, ai čia šiandien aš pas Meilužę naisiu, arba susitiksiu su Meilužiu, šiandien man reiškia, ir kas čia tokia. Ir po truputį žmogus glimsta, kadangi nežino, kokie procesai vyksta, netgi lytinių aktų metu, pasikeičia ir žmogus jau nutolo, jau padarė tokią klaidą, kurios praktiškai vargu ar pataisys, juolab, kai nežino informacijos. Vien tik tai reiškia atgaila, kad aš supaleistau, arba kad aš aptarėjau tą Meilužį, neištikimybę šeimai, tai dar ne viskas yra. Nežinai, ką gavai, kokias programas, kokias, reiškia, ligų, nesėkmių, nelaimio programinis derinis gavai. Jeigu nežinai, ką gavai, tai praktiškai įkliuvai tokios pasas, iš kurių paskui visą gyvenimą nesugebė įsivaduoti pats ir nesugebė išvaduoti savo palikonių, nei vaikų, nei anūkų. Ir vienintelis automatizmas tas, kur veikia žmogų, tai yra, jeigu ten dukra ar sūnus, reiškia, įsimylė ir abipusiai meilė apsiveda su antra puse. Tai meilė praktiškai labai daug nušluoja tų visų negatyvų iš žmogaus, iš tėvų, senelių, prosenelių paveldėtų. Bet jeigu, reiškia, nėra meilės aukšto lygio, tai praktiškai taip ir lieka su problemų žmogus visą gyvenimą. Su tom problemom, kurios pasilieka. Tai yra atgailos sistema, kurią, sakyčiau, kai aš nebūsiu, jau pas mane žmonės, kai tas pats vyksta. Eina savotiška atgaila,
ir žmogaus, reiškia, pasikeičia programiniai deriniai ir žmogus išeina visai kitokiai būsenai. Ramesniai, kažkokiam tai suvokime savo klaidos, ir ta klaida jau, reiškia, suvokta priežastis, išnyksta jos pasiekmė, jau žmogaus nekankina taip, jis nusiramina ir vėl ramybės būklėje gyvena. Už tai Kristaus mokymą, kur duota Evangelijos mokymas, jį reikėtų labai gerai pasigilinti. Ir bus, kadangi turėsit laiko, tai kiekvieną antradienį vietoj paskaitos atsiverskite ir pasigilinkite į Bibliją. Ten yra labai daug išminties. Jeigu ten visą gerai pastudijuoti, tai ten rasi praktiškai beveik į visus atsakymus, į visus klausimus atsakymus. Aišku, nėra tai paprasta, knyga labai stora, išminties labai daug, ją reikia apimti suprasti tą sferiniai formai, ne taip tiesmukiškai konkrečiai. Ir kada žmogaus, reiškia, labai daug gijų suriša tas suvokimas, supratimas. Taip, kad niekiek nepralošit, jeigu, reiškia, gilinsite į tą šventąjį raštą. Ir galbūt kai kurie būsi dar šviesesnė teisėti į paskaitą, negu šiandien išėję iš paskaitos. Nes tobulėjimui vienas dalykas nėra ribų, kiekvienas žmogus turi savo galimybės ir savo supratimą, svarbu tik tą supratimą turėti pozityvų pagal tą Dievo išmintį. Juk žmogus atvėrė žmogų panašų į save, kad žmogus padėtų tverti ir tobulinti pasaulį toliau. O žmonės labai daugelis ima netobulėja, o tiesiog naikina. Tiesiog kaip ta rakštis žmogaus kūne, kaip pūlinys pašalina rakštį, per pūlinį reiškia rakštį, kūnas išmeta lauk. Tai žmogus visatoje tampa kažkokiu kaip pūliniu, kai jisai nesilaiko dvasinių dėsnių. Nes tų dvasinių dėsnių egzistencija yra vienas iš pagrindinių dalykų žmogaus likimui ir sveikatai. Bet kad jų laikytis tų dėsnių, pirmai reikėjo suvokti, reikėjo suprasti, reikėjo juos įsigilinti. O tobulėjimui nėra ribų. Tai yra viena. Aš atsimenu, kaip mano tėvė sakydavo, sako, visą gyvenimą gyveni ir visą gyvenimą mokaisi ir durnas numiršti. Tai vat, čia, reiškia, posakis irgi toks ūkiškas, kaip sako, kaimo žmogaus, kuris praktiškai jau gyvenimo praktiką pragyvenęs ir vis tiek kažkur tai žmogus ant to grėblio užlipa. O kai ant grėblio užlipa, žinot, kaip būna. Tai kada įsitarė koją, tai dar nieko, bet kai atsistoja, tai kaip paskiau tas kotas, kai pakyla, reikia aktą. Ir taip trinktina, kad paskiau žmogus jau gerai turi susimastyti. Tai vat nereikia lipti ant to grėblio, ir netgi kelius sykius. Žmogus turi, pirmoje jam protas, mąstysena, mintis duotas ne tam, kad jisai išvaistytų bet kur ir bet kaip. O jis turi gilintis į tą dvasinę į tiesas, išminti, juos suvokti ir sugebėti pritaikyti gyvenimo praktikai. Ir kai sugebė, tai vis kiekvienu momentu jis tampa kažkaip tai lengviau gyventi. Ramiau, lengviau, kažkaip tai reiškia kažkas tai po truputį šviesėja ir kai žmogus nesuvokia, tai krenta žemyn. Ir sakyčiau, viena iš problemų yra, o dabar man iš Vokietijos skambina moteris. Jinai palaidojo dukrą. Bet jos, reiškia, kreipdavosi į mane ir aš, reiškia, jiems aiškindavau. Ir sakiau, grįžkit prie Kūrėjo, grįžkit prie Dievo. Nuo dukra ten jaunystė tą pašėlusi. Ir nesantuokinį berniuką pasigimdė, paskui ten susitrenkė krūtinę, pradėjo nuo tos krūtinės problemas ir ten gydytojai, ten gavosi taip, kad jinai šiaip jau nekūda buvo, kada į ligoninę pakliuvo, tai taip sustambėjo, taip sustorėjo, kad praktiškai atrodo, kad gali oda jau plyšti nuo to. Tie vaistai viską sukelia organizme didžiulius, reiškia, pokyčius. Aišku, jinai neišgyveno, jinai mirė. O dabar mama, ir aš mamai sakydavau, sakau, nustok stresuoti, nustok pergyventi, nustok save graužti, nustok, reiškia, kiekvienas dalykas vis negerai, vis blogai. Ir jinai negalėjo mąstyti normaliai. Kadangi dukros neliko tą berniukas, jinai tą berniuką tėvas, jis nesantuokinis tas tėvas, bet jis tėvas davė pavardę savo ir dabar iškiais turi savotiškas teisės į tą vaiką. Kadangi pripažino, kad tėvas ligoninėje
ten jam buvo kažkur ta kalėjime sėdėjo, reiškia, jis ten netgi tą vaiką jau, kad būktai jisai pasiims pas save, matyt, kad gal anksčiau išeiti iš to kalėjimo, tai visas procesai, o tengi labai stipriai eina ir per vaikų, ir kitų tarnybą įvairią, vaikų saugos tarnybą. Tai jisai pradėjo, jis atvažiavo, senantį atvažiuoja iš to savivaldybės ir vėl kiti, ten tik domisi to vaiku, jau jinai pergina, kad iš jos atims tą vaiką, sako, nepergina, nieks jo netims. Nekalinkas jis tas vaikas, jis trečią žmoną turi, trečią vaiką turi jau, su kiekviena moterim po vieną vaiką. Ir jis su tais vaikais nesusitvarko, neims jis to vaiką, kur jis įdės, nepergyvenk, bet jinai vis tiek pergyvena, vis tiek kažkur tai, kažkokie tai va tie negatyvai, ir sakiau, sugrįžk pas kurėją, reiškia, prie tėvo, prie Dievo daugiau, ir sugrįžk į bažnyčią, į cerkvę nueik, negirdėjo, jau kiek jau gal kokie 4 metai, ir dabar pati, kada jau pradėjo rinktis vanduo viduje, ir dabar nežino, kodėl nei daktarai, nei niekas. Ir pati, kai aš pasakiau, kad žiūrėk, dabar sakau, tai tikrai anūkas neturės, kas jį galėtų prižiūrėti. Jau dabar tik pasvetimo žmonės bus, nes tėvas tikrai jo nepaims pas save. Gal atiduos močiutei, tai močiutei gal atiduos, nors berniukas toks gudrus vaikas. Sakau, jau tau, reiškia, grėsia paskutinioji. Jeigu pradėjai bažnyčią, pradėjai cerkvę, ir po pirmą sykį nuėjau pas cerkvę, pradėjo vanduo nesikaupti, o valytis organizmas. Matot? Ir jinai sako, kaip jinai rusiškai sako, kvaila ta mano galva. Niekaip, kiek tu sakė, aš nesupratau. O dabar galų galiai, kada jau paskutinioji artėja, tai suprato, kad jau neįmanoma, kito kelio nėra. Ir kaip jinai tik atsisuka, su visą atgailą, netgi kryžimą atsigulė, prašė ir visų kūno ląstelio atleidimo, ir viską, kad jinai taip užteršia tą organizmą savo tą dvasinį. Ir viskas keičiasi. Bet pavyzdys toksai, apie kurį, praktiškai, sakyčiau, žmogus, kol jo nepaliečia, jis atrodo, ne, čia jam galioja, tam kaimynui galioja, man tas negalioja. Galioja visiems. Blogas mintis, blogi jausmai, blogi darbai, kiekvieną žmogų, naikina. Ir už tai nebereikalo atėjo mūsų maldoje pasakyti žodžiai ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams. O žmogui būtinai reikalinga kažkokią tai pritrenkiantį pavyzdį papasakoti, kad jisai susimastytų. Bet juk tai liečia kiekvieną. Ir kai žiūri į žmogaus, ta visa būsena žmogaus ateina, ir pa žmogų mintis galva prikišta nežinia ko. Tokių minčių, kurios praktiškai neturi, netgi praktiškai reikšmės. Šiandien ateina viena moteris, nepergyvena, kad atominė elektrinė, kad čia jos nebus. Kiti pergyvena, kad čia kas bus, kai čia mes pastatys atominę elektrinę. Taip toliau. Yra, bet tas pergyvenimas, tas, kur viduje yra, kuris sukelia tą audrą, jinaigi yra, atrodo, nuo tavęs tikrai nepriklauso. Nuo to eilinio žmogaus šitie dalykai nepriklauso. Aišku, gali pareikšti nuomonę, gali pašūkauti prie Seimo, arba dar badas reikia paskelbti, bet ir tai nepakeis. Yra toksai posakis. Rusų kalboje sako, sabakė lajot, a karavan idėt. Šunės loja, o karavanas tas vilksnė, kur eina, taip ir eina, reiškia tolyn. Ir nebijo tų šunų lojimo. Yra kai kurios kryptis, yra kai kurie dalykai, kurie yra išvelgiami, numatomi ir kur suinteresuoti, reiškia asmenys iš tikro. Aišku, nėra tas blogas dalykas ir ta atominė elektrinė, nėra jis ir geras dalykas. Kaip kas dirbs tenai. Jeigu ten žmonės dirbs normalus, jeigu jie atsakingi, tai praktiškai ta atominė elektrinė, jinai galbūt dar tų Japonų technologijas, pagal naują technologiją ir geresnė, ir jeigu Japonija būtų užlėję tą jūrą, kur pavojo kiti yra, čia tokios, galbūt tokio pavojos ir negrėsia Lietuvai, ir galbūt gyvens ir egzistuos šimtmečius, bet esmė reiškia ne tame yra. Esmė, kad žmogus įsijaučia į tą būseną, kažkas tai pasakė vienas pagal vieną dūdelę, jau pergyvena, kad čia stato, kad čia bus blogai. O tam Žanatelis Sniečkus irgi pasakė, šitokių statinių Lietuvoje nebus. Ir nebuvo, kol jis buvo gyvas. Kaip tik tai Sniečkus mirė, reiškia, Lietuva atkeliavo tą atominę elektrinę.
Ir mes pragyvenom, lyg ir nieko baisaus, kiek pragyvenome. Jeigu tvarkingai žiūrėti, šiandien nėra tas paskutinis siaubas. O šiandien žmonės, reiškia, irgi dalinasi dvi grupės. Vieni už tai, kad, reiškia, pergyvena, kas čia bus, čia dabar Lietuva, radiacija ir taip toliau. Kiti pergyvena, kad jinai bus. Treti pergyvena, nežinia, kiek mes čia mokėsime, kokias skolas įlysim. Taip irgi, reiškia, tas irgi yra iš tikro taip. Tie tvirtina, kad bus pigesnė, o aš sakyčiau, klaustukas kaip bus, ar nebus brangesnė. Ir čia yra komerciniai dalykai. Bet esminis dalykas yra kitas. Kaip žmogus priima viduje, nuo to jis turi gyvenimą tokį. Pagal jo mąstyseną, ar jis kaupia negatyvą, ar jis kaupia tą pozityvą. Pozityvą informaciją, reiškia, kur pozityvą mąstantis žmogus, netgi jeigu yra problema, jeigu iš tikrųjų, reiškia, kažkas neklauso ir daro nesąmonę, vienintelis būdas, kad nenukentėti pačiam ir paveikti pozityvę kryptimi, tai geriau paprašyti atgailos atleidimo tiem žmonėms, kurie įsijungia ratą, pačiam atleisti tiem žmonėms, skirti šviesą maldą, apsandaliuoti palaimo šviesą, kad ten būtų normalūs sprendimai ir palikti ramybę. Tada pasilieki pats ramybę ir iš tikrųjų nepadarai žalos. Nei visatai ir kažkokia tai dalimi į tą dorą sistemą pakeitė tą visą besirutuliojančią sistemą blogį kryptimi. Tada visapuškas išlošimas yra. O kada, reiškia, nervuojasi, pyksti, taip pat savo kenki visatai ir dar didesnė jerzalinė įvedi į tuos visus sprendimus. Taip, kad žmonės turi būti ramybėje. Vat kai karas vyko, juk buvo žmonių, kurie tvirtino, nereikia to karo, nereikia tų visų, bet nieks neklausė. Ir pats Hitleris neklausė, patarimų buvo, neklausė nieko. Jam kažkokia tai manija. Bet šita manija yra, kur visa yra. Tai sakyčiau, žinot, kaip yra? Yra apsėdimas. Piktosios dvasios apsėdimas, kur parduoda mintį ir nuo tos minties nepaleidžia. Nepasiduoti apsėdimui. Ir ta mintis, kur buvus, kur nesisukus, vis sukasi galvoje ir sukasi, primena. Ir žmogus, reiškia, tą mintimi gyvendamas, jis arba, reiškia, tobulybę skleidžia, arba skleidžia negatyvą, kuris paskiau jį patį susilpnina kitokį lygį, kad jis jau negali normaliai gyventi. Nėra sveikatos, nėra lygų, nėra kūrybiškumo. Ir atsikėlė rytą iš lovos, tik pavaikščiai vėl norisi į lovą gulti. Apie jokį darbą nėra ką kalbėti. Šiandien irgi viena moteris tai sako, aš nežinau, aš atsikėliu, aš vėl noriu gulti. Aš sako, aš neturiu. Ir kaltina visus, kad visi kalti, kad jai taip yra blogai. O praktiškai kaltas tai yra jos nesuvokimas, nesugebėjimas suprasti tų dvasinių dėsnių ir nesugebėjimas panaudoti juos dvasinės šviesos, o tam palaikymui savyje ir išlikimui tos šviesos, reiškia, išmintyje. O čia, reiškia, yra problemas. Už tai žmogus, reiškia, turi susimąstyti. Ir jeigu pa žmogui kažkas tai vyksta tokio, kad pas jį atsiranda jau tokios stresinės situacijas, kur kažkur tai sujauktis yra viduje, nėra jėgų, tai reikia pirmoje eilėje prisiminti tokį dalyką. Arba per sapną įkliuvai, arba per blogas mintis įkliuvai. Tada panalizuoti ir per atgalos sistemą viską neutralizuoti. Ir reikia vėl atsigauni. Yra žmonės, kai kurie jie puikiai laikosi. Būna, kad nukrenta, bet vėl greitai viršų pakyla. O kai kurie būna, jie tik negatyvais gyvena, tik žemyn smenga ir negali pakilti. Kai jau blogai, vėl bėga tada pas Markūną. Mano, kad aš esu gelbėtojas. Aš galiu padėti kažkokią dalimi, bet didžiausias gelbėtojas yra žmogaus viduje. Ir jeigu žmogus tą dvasinę šviesą išmintį sugeba palaikyti, tai praktiškai jisai pats save palaiko. Ir lygiai, ir sėkmę laimę savo pats kūrė ir patį gyvenimą. O žmogus, kuris nesupranta informacijos, nežino, tai jis praktiškai kitas iki atrodo gerą nori, bet per pyktį, blogį, nuoskaudas, nusvylimus, keikdamas kito, niekuomet gero nepadarysi. Tame tarp ir keikdamas pats save. Štai, kaip aš sakiau, reikia sugebėti atleisti kitiems ir savo. Kai nėra nieko pagalbininko šalia, o žmogus vienas, šeimo gyvena vyras ir žmona, jeigu santarviai, žmona sako, pas mane kažkoks tai liūdesys apėmė, turiu tokią problemą. Nu ir vyras, reiškia, kartu apsvarsto viską, ir jeigu būtų protingai mąsto, reiškia, žino šitą informaciją, netgi
paprašė bendrą dviese pasimelė, paprašė atleidimo, patvarkė bendrą lygį tą visą ir žiūrėk jau, ir tai moteriai pasidarė lengviau ir ant rytojus jinai pamiršo, kad jai buvo sunku. Arba tam vyrui lygiai tas pats, jeigu darbe kažkas įžeidė, kur priėmė kažkokį tai skaudalį, įsileido savo vidų. Tai vat, taip, kad išeitis yra, bet išeitis yra nestresinė situacija vystyti į priekį, o atvirkščiai tvarkytis. Nuo kas liečia, reiškia, pačius apsėdimus, reiškia, yra tos esybės tokios jos silpnesnės, jų didelį gausa ir žmogų atakuoja. Ir yra, aišku, esybės, kurios sukaupia daug tų silpnųjų esybių ir jie yra tokie kaip galiūnai. Tai yra demonai, tai yra piktoji dvasia, kuri įsibrauna kada į vidų, reiškia, žmogų tikrai valdo. Ir žmogus negali su savimi nieko padaryti. Taip, kad kitas iki reikia nesmerkti vien dėl to, kad nepakliūti ir į tų visų, reiškia, negatyvų srautą. Žmonės linkia smerkti. Linkia smerkti dėl to, kad, reiškia, jis kaip šitaip galėjus pasakyti. Ot viena moteris atėjo irgi Palangoj. Ot buvo paprastas dalykas. Jinai gražiai sutarė su tėvu, viskas gerai buvo. Ir jinai išteka. Ir jei su vyru nesigauna, vat, kažkas tai, reiškia, tas vyras harmonijos, nėra harmonija, o po kiekvieną, reiškia, tiek suėjimą, tiek, reiškia, bendro gyvenimo, jinai pradėjo silpti. Ir jinai sako mamai, sako, nežinau, kas darosi, bet sako, aš matyt, su to vyru negalėsiu gyventi. Mama išdėstė savo vyrui ir su vyru gražiai sutarė, jis ateina, reiškia, ištraukia dukrą iš lovos, trenkia per galvą, sutinsta visą galvą, nei vieno žodžio nepasakęs, kodėl taip darė. O žmona, reiškia, jį įjautrino. Ir tas, matyt, tas demonas, kur sėdi, jame jis negali taip reikštis. O to momentas, reiškia, kada jautrinta sistema, ta apsauga nuimta ir meilės jausmas, tas savotiškai pretensija atsiradė dukra atžvilgiu dingo. Ir viskas, ir nuo to laiko jinai praktiškai visą laiką ligota. Nuo tėvo smūgio. Bet niekad nesivardavo, niekad nesimuždavo, nieko, reiškia, nebuvo. Paskui jinai gulėjo, reiškia, ligoninėje, po to atsigulė į ligoninę, tėvas ant kelių atsiklaupęs prašė, bet nieks neįvyko. Taip ir liko su visa problema. Ir jinai lyg ir nesmerkė, jo neteisė, bet nebuvo to ir nuoširdaus ir atleidimo. Ir liko. Ir kada įsiaiškina viskas, padėtis pasikeičia pas ją, pasikeičia padėtis pas tėvą, pasikeičia pas tėvą jau mirusi, pasikeičia padėtis. Ir keičiasi, reiškia, padėtis žmogaus gyvenime. Pirmoji tai yra suvokimas. Tokia gili analizė, bet analizė ne kaip sukti pykti, dar į kažkokį tai negatyvą gilin skęsti, o apmastyti, kaip surasti išeitį iš padėties. Geriausia, kai būna dviese. Antras dalykas yra, kai, reiškia, yra, nes kur dar 3 susirinks mano vardu, ten būsiu aš. Gali būti šeimoje, kada, reiškia, tėvas, mama ir pats vaikas, reiškia, visi bendrai ieško išeities. Tai jau visai kiti dalykai, nors šeima jau vienas derinys yra, jau daug, reiškia, bet iš kitos pusės yra kaip vienas derinys, bet vis tiek, reiškia, 3 asmenys yra, jie veikia žymiai stipriau, žymiai geriau. Ir žymiai geriau išeina ta aukštesnė lygio mąstysena, o ta mąstysena keičia būseną žmogaus į gerąją pusę. Taip, kad bus Markūno nebus, kai kurie labai mėgsta dažnai bėgioti, kad pataisytų, bet, reiškia, yra patys gilinkitės ir ta išeitis, kitas iki gal sustiprėsit, nebereikės paskui pas mane eiti. Aš neatsisakau, reiškia, tos pagalbos įteikti, bet iš kitos pusės tai yra, žmogus turi pats, nes nėra gelbėtojų, nei ekstrasensų, nei energetikų, nei kunigų, nei daktarų, kur rimtas sutvarkytų žmogaus gyvenimą. Yra kai kurios momentus gali patvarkyti, gali pažiūrėti, bet juk žmogus kiekvieną dieną vaikščia, jo galvoje sukasi mintis įvairias. Ir jeigu tos mintis yra tobulos, kurioje mintis žmogus po truputį bręsta, stiprėja dvasiškai ir jo gyvenimas likimas klostosi kitaip. O jeigu žmogus, reiškia, su negatyvė kažkokia tai mintimis blogomis gyvena, čia dukrai blogai, čia vyras blogas, čia tas blogas, tėvas blogas, mama bloga, kaimynai blogi, valdžia bloga, viskas blogai, pasaulis neteisingas ir viskas. Ir sukasi tos mintis žlugdančiai veikia patį žmogų. Ir tada, reiškia, jo išgelbėti nuo jo paties nieks negali. Padėti laikinai gali, o, reiškia, išgelbėti žmogaus nuo jo paties nieks negali.
Nėra tokių gelbėtojų, kur iš paskos vaikščiotų, visą laiką kontroliuotų mintis ir visą laiką atliktų kažkokias tai korekcijas. Tad žmogus pats turi mąstyti, pats turi galvoti, pats turi ieškoti būdų, o jeigu pagalbininkas atsiranda, dar padeda, reiškia, dar ne per vieną laiptelį žengti į priekį, kažkur tai mėnesį bėgio, o per 3-4 pakėlėja. Ir tada žmogus, jeigu sugeba jis nekristi atgal, jis tvirtėja. Tai pagalbininkai reikalingi yra, bet jie tik tai, kad ir suteikia pagalbą, bet neišlaisvina, išpilna žmogaus negatyvaus gyvenimo, jeigu žmogus pats nesikeičia. Jeigu žmogus gilinasi ir keičiasi, būna, kad netgi po vieną apsilankymą ateina žmogus po 5 metų, o žiūriu, jo rodikliai labai geri yra palyginti. 8-9 lygis yra. Ir funkcionavimo schema eina 70-80%, o daugelis ateina, kad žiūriu, tik funkcionavimo schema šitą dvasia, siela, galvos smegenų, energetika ir kūnas veikia tik tai 40%. Tai jau žmogus tikrai, kad atsikėlė, dar nepadirba valandos, jau pavargo. Jeigu 50%, šiaip taip tempia. O jeigu 35%, tai jis taip. Atsikėlė, pavaikščioja ir vėl į lovą. Atrodo, nėra jėgų, nėra nuotaikos, nieko nėra ir nieko daryti negali. Ir kada žmogus tais negatyvais gyvena, jis kaip to užsuktam rate. Jis ir toliau mintis blogos, jis dar toliau save alina. Ir kai pasižiūri, gyvybės energijos pasiskirstimas, kur eina žmogaus, gyvybės energijos srautai, 70% srautų nueina piktai dvasiai ir tik 30% dvasiniai šviesai. Tai žmogus tarnauja piktajam ir nualina save. Pradžioje dar jisai būna taip ir sunku ir viską, bet dar turi jėgo, paskui ir jėgų nebeturim. Nes jėgos nepasipildo iš dvasinės šviesos. Jeigu žmogus atiduoda jėgos tai dvasiniai tamsai, jis nebepasipildo taip, kaip reikėtų pasipildyti. Yra pradžia būna momentas, kada jis dar ten ir atgailą ir maldas lieko pasipildo, bet jeigu vėl sunaudoja ne ten, kur reikia, reiškia nustoja, užsidaro kanalai. Tai yra maitinimas iš dvasinės šviesos pasaulio užsidaro. Ir kai žmogus grįžta per atgailą, per supratimą, suvokimą atgal, dvasiškai sugrįžta su meilė ir dėkingu pačiam kūrėjai, atsiveria srautai. Ir jeigu jos tos srautus naudoja pozityvę kryptimi, reiškia jis atgauna jėgas, pilnas kūrybingumo, jėgų, netgi norisi mokytis. Jeigu moteris 60 metų stoja universitetą mokytis ir mokosi sėkmingai, tai čia yra kažkas tai tokio, reiškia, sakyčiau, tai yra tas fenomenas. Prigimtis gerai negalėjo mokyti, bet kažkodėl tai nesimokė jaunystė. Dabar pakilo noras mokytis. Pakilo noras rašyti eilės, paskui ką atsiveria toks. Įvairių, reiškia, dalykų, tokių fenomenų atsiveria. Ir tas, kas nerealizuota, būna, reiškia, atsiveria savirealizacija. Bet jinai atsiveria, kai žmogus sugrįžta į harmoniją. Už tai aš reiškinu, kaip tas sūnus paklydėlis, tai praktiškai Biblijoje, kur aprašyta, tai kai žmogus sugrįžta pas kūrėją, po klaidžiojimo gyvenimo, tų klaidžiojimo kelių, jis sugrįžta į harmoniją, tą dievišką harmoniją, pagal Dievo planą. Juk žmogus sukurtas būti kūrėjų, o ne naikintojų. Ir jeigu jis tampa to vėl kūrėjų, vėl jam duodama tas, ką jisai turi galimybę priimti ir kokią galimybę panaudoti visatos tam tobulėjimui, kūrimui. Taip, kad išvažiavus, reiškia, kai manęs nebus, yra labai paprasta gyventi. Pirmoji eilė tai yra, nebus pas ką bėgti, tai tada, reiškia, žmogus jau pats stengsis. Čia nedaugelis tokių yra gal vienas kitas. Antra, reiškia, yra žmogus, kada pats stengiasi ir pats pasiekia, reiškia, tą tobulumą lygį, tai tas tobulumas stiprina žmogaus būseną, tai jis tampa pastovesnis, tvirtas pastoviai jau tampa. Vat kaip ta moteris, šitiek metų, reiškia, ir dukra, jau anūkui 4 metai, niekaip negali visų negatyvų išminčių iš galvos išvaryti. Kol galų gale pati nesusirga ir kol, reiškia, nepamato, kad jau praktiškai nebus kam ir anūko to auginti. Ir kada jinai susimasto giliai ir jos noras tas yra gilus gyventi kitaip, jis tikrai iš tikrųjų keičiasi. Keičiasi net organizmo būsena visa. Taip, kad tikrai išeitis yra. Nėra padėčių be išeities.
ir nėra situacijų, kurios nebūtų įveikiamos. Bet svarbiausia, reiškia, žmogus turi ne tik tai manyti, kad aš šitai padarysiu ir bus gerai, bet pirmoji nusiraminti ir su Dievo pagalba, dieviškai išmintimi eiti į priekį. Matote, esmė kokia yra. Mano tokia mintis yra, kad Dievas neišdalino visatos proto po žmonių galvas. Jis davė galimybę prisijungti prie išminties šaltinio. Ta išminties šaltinė irgi maitina žmonės. Kas tobulai, reiškia, ta išminties šaltinė informacija eina ir jinai ten laikosi. O kas, reiškia, nori, ateina, reiškia, paieško ir randa atsakymą. Ir jeigu žmogaus lygis aukštas yra, jeigu jisai tobulai mąsto, jisai būtinai randa išeitį iš padėties. O jeigu žmogus tik sureikšmina kažką, tai per daug, ypatingai dvasinė tamsa, jeigu sureikšmina. Jeigu pradeda naudoti blogį, pyktį kitų žmonių atžvilgių, netgi pačią Korėją atžvilgių nepatenkintas, sako, Dievas netobulai pasaulį sutvėrė. Nepatenkintas visumą šitos sistemos egzistencijos. Reiškia, ne tik, kad nepatenkintas, galima turėti, reiškia, kažkokią tai pretenziją vidinį, bet jos neturi būti, kad skaudžiai veiktų patį žmogų. Jeigu žmogus su pykčia nepykanta žiūri tą pasaulį, pirmalės, ką daro, ardo pats save. Tai yra, įsileidžia tą blogį derinį, o tas derinys visiškai neegzistuoja harmonija su visata. Ir tas prieštaravimas visatai, jisai, reiškia, skandina, pats žmogus save skandina. Pats žmogus save nualina savo nedoromis mintimis, nes jis eina prieš visatą. Važiuoju su mašina. Jeigu važiuoju pavėjui ir vėjas stiprus, mažiau kūro reikia. O jeigu prieš vėją važiuoju ir vėjas stiprus, žiūrėk, daugiau kūro reikia važiuojant. Tai pa žmogui, reiškia, taip pat, jeigu jis eina prieš visatą, tai sunaudoja tą energiją ir praktiškai neduoda naudos jam. Atvirkščiai nualina į patį. Reikia pritaikyti visatos dvasinius dėsnius savo naudai. Ir jeigu tu jas pritaikai, jie veikia visiškai kitaip. Tai yra stiprinančiai ir dvasiškai, ir fiziškai, ir žmogus, reiškia, ir galimybės mąstyti kitokias yra. O štai pirmoji eilė yra suvokimas. Suvokimai yra du dalykai. Kai žmogus gali pačiapinėti, tada jisai tiki, bet yra kurie žmonės, kas liečia dvasinį lygmenį, jo pačiapinėti neįmanoma taip paprastai. Galima tik pajusti palengvėjimą, pasunkėjimą. Tai vieninteliškai, kur intuityviai, jeigu žmogus jaučia, jisai gali tada. O štai ir pats Kristus sako, kad kai matei, tai taip reiškia, bet tu nematęs tikėk. Ir tos dvasinės šviesos, kurios iš tikrųjų reiškia dvasinė išmintis, kurį duota tiek Biblijoje šitą mokymę, centriniam išminties lobinė tam, tai praktiškai reikia daug ką suprasti. Kitas iki tiesiog reiškia, gal taip ir, gal taip nėra, bet aš manau, kad reiškia, taip yra ir toliau reiškia tikėjime gyventi. Bet kai gerai įsigilini visą sistemą, matai, kad sistema egzistuoja. Nes praktiškai tik tai tais pavyzdžiais, kada egzistencijos sistema gali suvokti nepalietęs, nepačiaminėjęs, o kaip vyksta žmoguje pokyčiai ir kaip vyksta pokyčiai pačiame žmoguje, kaip jis jaučiasi. Ot kodėl, lankas, šiandien juk neduodam jokių skelbimų, nieko. Žinom, kad norite, ateikit, pasižiūrėkit, pasiklausykit. Kažkodėl tai žmonės dažniausiai, tie, kurie pradeda lankyti, jie vis prisiminė, kaip sunkiau ar ką, ateina į tą konsultaciją, ateina į tą paskaitą. Ir per paskaitą 2, 3, 4, kartais ir 5 lygdė šokti pilnai viršų. Išėjęs iš paskaitos jaučiasi visiškai kitaip. Lygiai kaip išėjęs iš bažnyčios žmogus, kada pasimeldžia, kada atlieka reiškia atgailą, kai sutvarko, savo mintis pakeičia. Tai yra įsileidžia dvasinę šviesą save, jaučiasi kitaip. Taip, kad vien tik tai šito pojūčio jau rodo, kad žmogus yra dvasinė būtybė ir kad žmogus būtinai turi gilintis į tą informaciją ir būtinai turi išmokti ją panaudoti savo gyvenimo praktikoje. Tada atsiveria daugelis kelių. Ir sėkmė, ir laimė, ir sveikatai, viskam. Ne tik savo pačio žmogaus, bet ir jo vaikų, anūkų. Ir kiek ateina? Pokyčiai pas močiutę vyksta. Pokyčiai vyksta pas anūkus gyvenančius Amerikoje, gyvenančius Anglijoje, kurie netgi mes kalbamės, o jiegi negirdi to pokalbio. O dvasiniam lygmenį, kad gali pasižiūrėti, kokie pokyčiai vyksta, net stebėsi pats. Ir jeigu tie pokyčiai nevyktų, jeigu žmonės iš tikrųjų netobulėtų, tikrai aš nestovėčiau prieš jūs ir tikrai aš neužsimčiau tą visų analizę ir
tom paskaitom ir toms, reiškia, tom konsultacijom. Čia yra labai ir atsakingas dalykas, jis labai rimtas dalykas yra. Čia nėra tokių, reiškia, kad, kaip sako, moteris gali būti pusiau neščia, pusiau neneščia. Tai arba neščia, arba neneščia. Tai čia lygiai taip pat, reiškia, yra. Jeigu dvasiniam lygmenį supranti ir jį moki panaudoti gyvenimo praktikoje, egzistencija visai kitokia. Ir yra taip ir ne kitaip. Bet jeigu, reiškia, ar abejonės įsileidai, arba pradedi, reiškia, kažkur tai manyti, kad man šiandien gerai va šitaip, tai tada veikia kitaip. Aš atsimenu iš tos istorijos visos, kaip eiga ėjo. Pas mus, reiškia, atvažiavo pas mamą kaip ilgai gyvenančią moterį, tai tiksliau, ne taip ilgai gyvenančią, bet turinčią daug vaikų užauginusi. Ir ta šeima, ir pradėjo analizuoti tos, reiškia, kas ko užsiima, atėjo korespondentė, ir jinai pradėjo prašinėti, tai straipsnį parašė, ir paskiau straipsnį klausė, kuo aš, reiškia, užsiimu. Ten kiekvieną klausinėje. Nariai sudominė tas klausimas, jinai pradėjo rašyti kai kurios mano, reiškia, tas išvadas, ką aš rašiau jau į knygą, daviau paskaityti, jinai dėjo į tą laikraštį, Gimtoji žemė, Ukmergėj. Ir tom laikraštį, reiškia, jau žmonės skaityti informaciją pradėjo. Ir kaip tik tada klausimas apie meilužis, apie nepaleistuvauk, redaktorius vyriausias liepė nutraukti šitą visą rašyseną. Sako, čia ne kažkoks tai laikraštis, kuris auklėtų, reiškia, žmonės, mes turim, reiškia, žinias ir taip toliau skelbti, o šitos naujienas, reiškia, nereikia. O kaip jis gali nenutraukti? Jeigu ten yra meilužiai, jis negali jos palikti, dabar kažkokia kova pradėjo vykti, tai geriau nieko nežinoti. Už tai aš netgi pradžioje knygos parašiau, kad žmonės bijo tiesos, nes ją sužinojus reikės pagal ją ir gyventi. Tai vat yra, bet čia yra klaida. Jeigu žmogus nenori įsigilinti ir suprasti, nes reikės, reiškia, pastangų, tai čia yra klaida. Iš vis gyvenimas visas yra pastangos, šviesios pastangos. Jeigu žmogus nustoja šviesėti, būtinai jam ant kulnų lipa piktasis. Su savo visais pasiūlymais ir su savo, reiškia, tom galimybėm, kaip žmogui traukti į tą nuodėmių liūną vadinamą. Ir kaip pavergti, reiškia, jį savo naudai. Ir žmogus atiduoda tos gyvybės, reiškia, syvų savo, kaip tik maitindamas piktai, paskiau jam nėra jėgų. O kai žmogus dvasiniam lygmenį gyvena, tai jis ne tik netiduoda tų jėgų, jam jos, kam duota, tam bus dar ir pridėta. Vat ką reiškia pridėta. Ir pridėta dvasinės galimybės bus dar daugiau, reiškia, žmogus gilinasi, supranta, suvokia, ir jis bus dar sveikesnis, dar geresnis. Jis turi tų galimybių, bet bus dar daugiau dadėta. O ir Šventame rašte tas pats parašyta. O žmogus, kuris, reiškia, neturi, tam bus atimta. Tai neturi išminties, gyvena kvailai. Ir paskui proto ir sveikatos nieko neturi. Taip, kad jeigu norint, kad būtum vertas palaimo šviesos, vertas tos, reiškia, vertybių tų dvasinių, reikia gilintis informaciją, reikia suprasti ir ne tik žinoti kaip eilėraštį. Kai kurie ateina, sako, aš jau 20 kartų tą knygą perskaičiau, o pas mane ateina lygis tik 4. O ką reiškia 4,16? Informacija tai žino ir atrodo jau vos nemintinai kaip eilėraštį, kai kur moko, pritaikyti gyvenimo praktikoje negali. O čia išdėstyta išminties patys griaučiai tos išminties, jeigu tu juos supranti, suvoki, kaip funkcionuoja, tu gali panaudoti, reiškia, gyvenimo praktikoje ir nesmegti į kažkokį tai nuopolį. Minčių nuopolį, paleistuvystės nuopolį, vagystės nuopolį ir taip toliau. Tai yra iš visų pusės, reiškia, tai yra žmogus gali sustoti, pasakyti savo stop. O jeigu, reiškia, yra tik tai žinai informacija, bet manai, kad tik kaimynų tas galioja, o man negalioja, tai tada, reiškia, tikrai iš tos informacijos mažai naudos. Kad žinai gerai, gal ir kad vaikus auklėja gerai, bet kaip pats gyveni. Ir dar vienas dalykas yra, jeigu pats gyveni, stengiesi toje dvasinėje šviesoje gyventi, tai gali padėti ir kitiems, ir kiti tavo tą pagalbą ir suvokia, ir priima, ir girdi tave. Bet jeigu mama pradeda vaiką auklėti pagal mano knygą, kuomet susipyko, susibarė, reiškia, jau pykčia būdo spinduliuoja viens kito atžvilgiu,
šitą informaciją nepasitarnaus gėriui. Ypatingai tuo metu, pirmai reikia nurimti ir ramiai, rimties būsenai aiškinti. Nes ramybė žmogus supranta, o neramybė pasireiškia tas piktasis, kada jeigu sukėlęs visą savo jėgas, jis tą informaciją netgi panaudos blogiu. Kaip vieną artėną reiškia vyras, dukra nenori girdėti nieko apie Dievą. Ir jinai tikrai neišeis iš gyvenimo tos situacijas, kol jinai šito nesupras. Aš šitą puikiai suprantu. Nes tiek metų aš dirbdamas, analizuodamas jau per 30 metų, tik matau tą vieną kelią. Jeigu tik žmogus suvokia, supranta dvasinius dėsnius ir pradeda jau tais dėsniais reiškia vadovautis, jis iš karto pradeda kilti viršų. Jeigu nesuvokia arba priešiškai nusiteikęs, nesąmonė, kam čia tas gyvenimas reikalingas? Kas iš to gyvenimo yra ir taip toliau. Vat nenori gyventi. Jau reiškia daina kitokių užduoda tokius klausimus, kad čia yra nesąmonė. Nu kam aš reikalinga šitam gyvenimui? Kokia mano paskirtis? Aš sakau, pirmoji paskirtis kaip moters. Gimdyti sveikus, likimo gyvenime sėkmės sveikata apdovanotus vaikus. Kurie reiškia ir jų gyvenimas, jiems bus džiaugsmas ir tau bus džiaugsmas. O problema ta, kad reiškia tėvų nesantara iš tėvų pusės. Ir tėvai kol kas, jeigu dar tėvas ir suvokia daugiau, tai mama iki šio laiko dar daugelį nesuvokia ir jinai pati užvaldyta tos piktosios dvasios. Ir dukra pabėga iš namų. Nebenori gyventi. Nori gyventi viena, kaime pati gyvena dabar viena, kažkur tai babutės pirkiai. Ir po truputį lygiai pradeda atsigaudinėti, o kartu šeimoje negali atsigauti. Mat, ir pagrindinis, kaip pasižiūri, visas kompleksas, kaip tėvas žiūri, kaip mama žiūri, kaip pati dukra žiūri visą šitą. Kaip sugeba ir atleidimo sistema, o vietoj atleidimo, reiškia, susikovė biti. Susimušė ir taip toliau. Ir čia dalykai yra tokie, apie kuriuos, reiškia, sakyčiau, galbūt kalbėti ne kaip apkalbai, o kaip, reiškia, išminčiai, kad žmogus suprastų. Kai tik karą kirviu pakabinsi, netgi Napoleonas yra pasakęs, jeigu su kardu atėjai, nuo kardo ir žūsi. Ir ko negalima paimti kardu, galima paimti šypseną. Jis matyt turėjo savo simpatiją, meilužę moterį. Moters kardu nepaimsi. Jos meilės nieko kardu neužkariausi. O šypsena, nuolankumo, meilė, šiluma, iš karto visai kiti jausmai kiti. Taip, kad pa žmogui visas gyvenimas turi būti toks. Pirmoiliai supratimas, suvokimas, tą supratimą, suvokimą panaudoti gyvenimo praktikoje tvarkingai, bet kad visą tą galėtum daryti, reikia pirmoiliai nusiraminti. Tai yra neleisti galvoje funkcionuoti toms blogoms mintims, pykčiai, nuoskaudoms, nusivylimams, baimiai, pavydai, nepykantai ir taip toliau, reiškia, tos neigiamas emocijas, kurios ardo žmogaus dvasinė būklė. O kodėl taip svarbi žmogaus dvasinė būklė? Už tai, kad siela pirminė struktūra yra. Siela yra gyvenimo, likimas, sėkmės, sveikatos programos. O kadangi siela dvasinė struktūra, visos minčių sujauktis ardo sielos derinius. Tai lygiai kaip kompiuterį. Prileidai virusį kompiuterį ir visi puikiai žino, kompiuteris nebedirba arba dirba kreivai. Tai lygiai tas pats su žmogumi, kaip tik tai prisileidžia tų visokių blogų minčių, tų virusų į save, ir tie virusai ardo visą sistemą. Tai reikia mokėti neįsileisti. O jeigu jau kažkas įkliuvo į vidų, tai reikia mokėti išsilaisvinti. O čia ir duota tų virusų antivirusinė sistema atgaila. Pirmoje eilėje išmintis suvokimas, kad tie virusai nesibrautų, o jeigu kažkas tai per neapdairumą prašoko, per sistemą, per atgal sistemą išsilaisvinti. Bet išsilaisvinti gali, jeigu žinai informaciją, jeigu žinai išminti. O jeigu jos nežinai, tai tada belieka tik tai kaltinti kitą, kad pas mane blogai. O kaltinant niekuomet neišlipsi. Dar toliau po truputį žemyn ir žemyn bus, nes kojas ant slidaus kelio, važiuojant į nuokalnį žemyn. Tai abejonės, pyktis, nuoskaudos, nusivylimai, kas yra tų neigiamų emocijų srautai, o čia yra didžiulis piktoje
darbas, kad jis paduoda tokias mintis, žmogus jas priima, jomis gyvena ir neturi tos nei sėkmės, nei laimės, nei pakankamo lygio sveikatos. Ir atvirkščiai, kai žmogus supranta, suvokia, bando harmonizuoti tą visą padėtį, jis kyla po truputį pats viršų ir padeda savo vaikams, anūkams, sutuoktiniui, sutuoktiniai ir taip toliau. Tai va, taip, kad čia yra, kito kelio nėra. Taip, kad informacijas pakankamai žinot. Dabar bus toks bandomas laikotarpis kai kam, ne visiems. Kai kurie puikiai laikasi taip. Bus bandomas laikotarpis, kokią mėnesį, gal pusantro bėgyje, patikrinti save. Yra aišku, yra objektyvės priežastys, o tos esybės, kurios įsibrovusi, kurios paveldėtos iš tėvų, senelių, prosenelių, jos iš tikrųjų daro žmogui, reiškia, poveikį tokį, kad žmogus su savimi negali sutvarkyti. Reikalinga to pagalba. Bet kuomet žmogus gyvena toj dvasiniai šviesoj, tai tos esybės neturi tos galios ir jėgos. Nes per šviesą tamsa nepraeina. Netgi įgimta paveldėta tamsa nepraeina. Taip, kad reikia būtinai neužgesinti to dvasinio šviesos žiburio savyje. Jeigu tu turėsi tą šaltinį, jis apsaugos nuo visko. Bet kad tą šaltinį ir kad jis neišblėstų, tai reikia ir papildyti, pamaitinti, bet pamaitinti to tvarkingom, išmintingom mintim ir jausmais. Ir viskas bus gerai. O jeigu atsitinka taip, kad reiškia iš tikrųjų sunku yra, tada reikia kreiptis. Labai gerai padeda daugelis iš mūsų, kur važinėja ten pas Rudzinską, labai daug padeda kunigas Rudzinskas. Jis tiesiog, kad kažkokia tai jėga, galia, reiškia, labai padeda žmogui, reiškia, sugrįžti atgal į harmoniją. Kitas iki galbūt žmogus ir jam neišaiškina kai kurių dalykų, bet būsena keičiasi. Ir reiškia, jeigu tos būsenos jis nesardo, jis jaučiasi gana gerai ir gana ilgą laiką. O jeigu, reiškia, per nežinojimą vėl kažkur tai nuklysta savo mintimis, nedoromis vėl padaro, vėl sugrįžta atgal, o kitas iki dar blogesnė būsena. Visi kunigai, kur priima, reiškia, atgailos sistemai, dalyvauja, jie visur didesnė ir mažesnė dalimi padeda. Taip, kad jeigu kartais kas, tai geriau, reiškia, nueiti tenai, o paskui apmąsčius, keisti savo supratimą ir gyvenimo būdą. Svarbiausia išsilaisvinti iš pykčio, iš tų neigiamų emocijų. Ir kitas iki žmogus ne to, kad blogai padarė klaidą, jis už tą klaidą prašo atleidimą, bet reikia pirmoji, jeigu atgailauti, tai atgailauti už netobulas mintis. Juk nebereikalo pasakyti, nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimas. Pirmoji stovi mintys. Tik per blogas mintis žmogus krenta, jo lygis krenta, jo galimybės silpsta. Už tai, reiškia, jeigu blogas mintis yra, kad būtų savotiškai, reiškia, išlaisvintas žmogus iš tų minčių sūkurio. Kitas ikis pats išlipti negali, reikia kažkokio patarimo. Tai kunigai, kadangi jie žino daugelį dalykų, yra psichologai, kurie žino kai ką, bet jie neveikia taip. O kunigai su atgailos sistema, su Kristaus pagalba, reiškia, labai žmonėms padeda stipriai. Taip, kad reikia kitas iki gerai apmąsčius, jeigu matai, kad kažkas tai slegia, ir tas, kas slegia, reiškia, kokias mintis yra, kad būtų atlikta, reiškia, atgaila už tos visokius įvykius, kurie kaip tik ir sukėlė tas mintis savyje ir kitame. Bet svarbiausia, sugebėti atleisti kitiems. Jeigu nesugebėti atleisti, neišlipi. Ir ne tik, kad ne tai melagis esi, bet esi taip. Poteris kalbė ir atleis mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiam savo kaltininkams. Jeigu aš neatleidžiu, tai ir man lygiai taip pat yra. Aš sąlygą tą statau, toj sąlygoje gyvenu. Bet jeigu aš neatleidžiu, aš nuo to ir kenčiu. Čia gal nėra toks, kaip sakyčiau, kaip melavimas, bet iš kitos pusės tavo noras yra toks, sąlyga tokia ir tu tokią sąlygą statai ir tokį rezultatą turi. Taip, kad sugebėti atleisti, atsilaisvinti nuo tų minčių. Ir jeigu jas laisvini, reiškia, jau visiškai kitaip gyvenimas klostosi.
Taip, kad negyvenkim blogiu, o gyvenkim tokia dvasinė išmintimi, šviesą, šilumą, tuo gėriu, kurį sugebam palaikyti patys, sugebam suvokti. O kur stokoja, aišku, tada ar konsultacijos metu, ar maldos metu, kitas iki netgi procesai vyksta taip visai net nesuvokus priežasties. Vat nebereikalo rusų kalboje, reiškia, atgailos sistemai yra žodžiai. Nusidėjau, prašo atleidimo už nuodėmes, kurios yra suvoktos ir nesuvoktos. Prašo atleidimo už nuodėmes, kurios padarytas ne per savo valią. Taip vadinama volnė į nevolnė prigrišenė. Laisva valia padaryti per prievartą, o per prievartą būna padaryti, pavyzdžiui, kaip aš sakau, nusinčia kitą valstybę kariauti žmogų. Ir ne savo valia, reiškia, darai nuodėmes, kurios kaip tik tai būdingos tokio laikmečio, karo metu. O jos veikia lygiai taip pat. Gal kažkiek biški mažiau, kadangi per prievartą, bet vis tiek, jeigu tu padarei tą klaidą gyvenimą, jinai turi savo pasiekmes ir tos pasiekmes kartosis tavo ir tavo palikuonių. Ir taip toliau. Ir šiandien, kur daugiausia žmonės per nesuvokimą darydavo tokius dalykus kaip abortas, naudoja kontraceptinės priemonės, čiagi daugelis nesuvokia, kad blogai daro. Ir paskiau, kai žmogus, aiškiai, įsiskaito į knygą, įgauna tą informaciją, už galvos susimu, ką aš dariau, kaip aš gyvenau ir ko aš noriu iš to. Tuo irgi nesuvoktas yra. O kai supratai, suvokė, tai nesmerkti savęs ir ačiū Viešpatie, kad supratau tą kaltę ir išsilaisvinti su tokiu su meilės jausmu ir su padėka Dievui, kad supratai informaciją ir galėsi toliau nedaryti ir žinosi, kodėl tas yra. Ne tik, kad žinosi, reiškia yra, bet jau turėsi tą tvirtą savo tą dvasinį stuburą, kuris neleis tokių dalykų daryti. Nes žinojimas yra vienas iš pagrindinių dalykų, kaip išsilaikyti toj tvirtybei, dvasiniai stiprybei. Tai va taip, kad čia yra, turėsit progos pasigilinti galbūt ne tik iš paskaitų, o tiesiog, reiškia, pasigilinti į pačią informaciją, į knygą. Bet to, reiškia, yra daug paskaitų, yra įrašyta, yra internete, yra namuose, reiškia, kas įrašęs įrašus turi, kitas iki pagal tematiką. Susirašai ir nori tokią tematiką pasiklausyti. Pradeda klausyti, lengviau pasidaro. Nes kur eina išminties srautai, jie, reiškia, iš karto ir šviesą atneša žmogui. Ta dvasinė šviesa. Ir stiprėja ta dvasinė šviesa žmoguje. Ir žmogus kitaip jaučiasi, jau jo nebegali taip jau paprastai atakuoti ir tamsios jėgos. O kita vertus, reiškia, yra kartojimas, tai yra išminties ir žinių motina. Rusiškas išreiškimas yra повторение, мать учения. Tai taip, kad čia, reiškia, yra iš tikrųjų labai gilios mintis yra. Ir kitas iki netgi situacija kitoj, kada skaitai va tą informaciją, jau supranti daugelį vietų ir giliau, ir protingiau, ir išmintingiau, ir keičiasi padėti žymiai stipriau. Bet nepamiršti kito dalyko reikia, kad žmogus pakyla aukštesnį lygį, jie atakuoja stipresnės jėgos. Silpnas paimti negali, atakuoja stiprias. O kad stiprias nepaimtų, tikrai reikia turėti stiprią dvasinę šviesą viduje ir neįsileisti abejonių. Nes kaip tik tai tos sustiprinta ataka, kur daro tamsias jėgos, reiškia, kad žmogų vis tiek nepaleidžia jo iš to savo maitinimo, kaip maitinimo šaltinio, tai žmogus, kai nesupranta, pradeda abejoti, matai, aš vat ir meldžiuosi ir man nieks nesidaro. O reiškia, kad ir atgaila, ir malda, ir būti supratinga, ir išmintinga, ir be abejonių. Tada viskas gerai, paviški, laiko bėgant vis tiek išsilaisvini ir išlipi. Po laiptuką į viršų, ir žiūrėk, jau šviesu. O jeigu gyveni, tai prarajoj kažkokio, tai netgi žemė, žiūrėkit, kiek metų vanduo atrodo praleidžia šviesą, bet jau gelmėse vandens ten yra amžina naktis, nepraeina šviesa. Ir ten gyvena gyvybės, reiškia, toj tamsoj. Bet čia yra tamsa, gamtinė tamsa, saulės šviesos toka. O dvasinė šviesa, jeigu dingsta, tai žmogus praktiškai jis nebegali normaliai funkcionuoti ir išeina iš gyvenimo.
Nes tamsios jėgos jos nemaitina žmogaus, jos atvirkščiai naudojasi, bet kai tampa jis nebereikalingas, tai nepajėgus maitinti, tai jį ir patys sunaikina. Nes prie jų jungiasi tos silpnesnės esybės, bet jos tokiais kiekiais jungiasi. Jos silpnas kaip tos musės, apspitė žmogų. Arba kaip kažkokias tai arkutės, bet jos visas daro žalą, tai dvasinės arkutės. Ir aš dabar, kai gilinos tos gilesnis tos visus sukūrius, tai toks vaizdas susidaro. O kad jų nebūtų, reikia būti spindesys šviesa. Ir kai šviesa ta dvasinė yra, jinai nuo jos bėga. Dvasinė tamsa negali gyventi šviesoje. O tos esybės, kurie iš dvasinės tamsos, jos atsitraukia nuo žmogaus. Taip kad yra kelias, kurio galime išlipti, išeiti, išsilaisvinti. Jeigu pats negali su pagalba, netgi skaitant informaciją, knygą skaitant, šventąjį raštą skaitant, yra gerų knygų, kai kurių, kurios tikrai tik tai su knygom reikia žiūrėti taip. Jos neša ir šviesią informaciją, ir tams reikia mokėti atskirti grūdus nuo pelų. Bet yra daug kūrinių, kuriuose tikrai yra vietomis labai šviesios dalis yra. Ir vėlgi šviesus paaiškinimas. Tai taip, kad reikia sugebėti, kaip sakau, atskirti grūdus nuo pelų ir ne pelais maitintis, o tikrai ta dvasiniais išminties grūdais. Ir tada klausimų daug labai nukrenta ir ramybė užvaldo, o ramybė pats yra didžiausias turtas. Netgi Kristus sakydavo, ramybė jums susitikęs. Nes žmogus gyvenantis ramybėj yra ir tvirtybės pilnas, ir jo negali paimti dvasinė tamsa. Nes dvasinė tamsa kaip tik per neigiamas emocijas. Jeigu žmogus ramus, negali įsibrauti. Ir jis gali normaliai mąstyti, normaliai galvoti, kūrybiškai mąstyti, kūrybiškai galvoti. O kaip tik susinervavęs, į kažkokią tai kryptį pasidavęs emocingai, perdėtai, jis pilnai padaro klaidas. Taip, kad išmintinga ramybėj, kūrybinga ramybėj gyvenkit ir viskas bus gerai. Kokie klausimai? Jūs girdėjote apie žaliavalgius, kaip jūs žiūrite į juos? Reiškia, žaliavalgiai yra paaiškinsiu jums. Žaliavalgiai yra gyvo maisto, maitinasi gyvo maisto. Aš daug mąsčiau irgi, mano sūnus irgi bando praktikuoti tą dalyką, gal netgi ir perdėtai biškį. Bet yra toks dalykas, reiškia, žalias valgis turi gyvybės energiją. Pavyzdžiui, virtas valgis gyvybės energijos daug kur nebeturi. Jis turi kai kurias kalorijas, medžiagas, bet tos medžiagas irgi pakitusios yra, tai kaip apdarotas termiškai maistas neturi to. O žaliavalgiai, reiškia, yra kaip natūralaus maitinimo šaltinis. Bet jeigu taip gerai pasižiūrėti, aš mąsčiau ir taip. Gerai žmogus, aišku, jis mintimis visko, jis mažiau daro klaidų, galbūt reiškia yra, bet aš daugiau laikausi politikos tokios. Kitas iki ne tiek svarbu, ką suvalgiai, o svarbu, į ką paverti suvalgytą maistą. Į pyktį, agresiją, neapykantą, nuoskaudas, nusivylimus, į tų neigiamą emocijų srautą, ar į kūrybingą darbą atitinkantį visatos dvasiniams dėsniams. Taip, kad aš pirmenybę teikiu ne žaliavalgystei, o teikiu dvasiniam lygiui, suvokimui, supratimui. Jeigu turėti gerą supratimą, žaliavalgystė irgi gerai yra. Bet iš kitos pusės, reiškia, yra tokie dalykai, čia atsimenu, kildavo tokių klausimų ir su kunigu pasišneki. Gerai, žmogus žudo tą gyvulį. Sako, taip, jisai žudo, bet sako, jis tam ir augina. Jeigu žmogus, pavyzdžiui, nevalgytų mėsos, kiaulienos, jis kiaulį neaugintų. Ir kiaulės, reiškia, ir išnyktų netgi. Jis ir augina, reiškia, tą gyvūną tam kaip maistai. Jau paskirtis jo kitokia, jo toks kaip likimas yra apibrėžtas pačio žmogaus valia. Iš kitos pusės, reiškia, tie gyvi organizmai, reiškia, visi, kada žudymo procesai vyksta, pas juos lieka labai didelis baimės jausmas. Ne tik, kad, reiškia, bet ir nužudyti reikia dar mokėti jį, kad už tai, reiškia,
Užsienį, pavyzdžiui, ten skerdyklos, taip toliau, ten duoda su muzika, reiškia, ėsti duoda, paskui elektrą įjungia, reiškia, nutrenkia, perpjauna kažkokią tai gyslą, kad kraus nutekėtų, tokiu būdu, reiškia, žudimas vyksta. O pas mus kankina tą gyvulį, pjauna, ten dūrė, ten žviegia, keulė, ten pats gyvūnas, jeigu nežvėgis irgi, ir lieka tie visi, reiškia, procesai, jie yra nuodingi žmogui. Taip, kad yra daug. Antras dalykas, reiškia, yra, kad augalinį maistą, pavyzdžiui, agurko naudingo veikimo koeficientas yra kažkur apie 98%. O mėsos naudingo veikimo koeficientas yra kažkur tik tai 30%. O 70% žmogaus energijos gyvybės eikvoja įsisavinimui ir išvalymo organizmo nuo šlako, kurie, reiškia, pakliūna į žmogaus organizmą. Bet to, reiškia, žmogaus organizmas kiekvienas yra skirtingas. Jeigu žmogaus organizmas tvarkingas yra, jis gali, aišku, ir mėsą valgyti, ir pas jį nieko baisaus. Bet jeigu organizmas yra netvarkingas, kažkokią tai turi problemų, tada, reiškia, kai kurie mėsos produktai sukelia, reiškia, irgi tas ne tik kokias alergijas, bet ir pokyčius virškinimo sistemai. Taip, kad yra, privalumai yra, žaliavalgystė nėra blogai, bet yra dar vienas niuansas yra. Kuomet žmonės perlenkta viskas metasi tik tai žaliavalgystė, tai organizmas būna, kad užaugęs nuo pat vaikystės, jis sugeba kai kurios produktus, reiškia, kai kurios vitaminus, mikroelementus įsisavinti ten iš pieno produktų, iš mėsos produktų, bet kai jų nebegauna, organizmas stokoja. Ir kai stokoja, gali būti, reiškia, irgi problemos. Taip, kad yra daugelis dalykų, reiškia, yra kai kurie organizmai, jie sugeba greitai prisitaikyti ir sugeba, reiškia, pati virškinimo sistema, galvos smegenų veikla taip funkcionuoti, kad, reiškia, ir pasiima iš to augalo, iš to žalio maisto ir netgi organizmas pats pasigamina mikroelementus, vitaminus, ko, reiškia, žmonės nežino. Bet jeigu, reiškia, žmogus, jo organizmas to negali pasigaminti ir neturi to įsivystymo lygio, reiškia, gali po kurio laiko būti problemas. O štai netgi perėjimas prie vegetarinės mitybos, reiškia, yra reikalinga laiko. Reikalinga organizmas, kad jisai nebūtų visą laiką taip iš karto, kad perėjęs taiga ir viskas. Gali būti labai rimtų problemų. Kaip yra kai kurie ten bado dietas naudoja. Yra tokių pavyzdžių, bado dietą naudoja, paskui organizmas nebesugeba įsisavinti maisto. Ir viskas, reiškia, ir miršta žmogus. Pragyvenant kažkiek apie 100 dienų, reiškia, su viršum 120 dienų ir išeina iš gyvenimo. Nes jis pradeda valgyti, bet organizmas jau neįsisavina to maisto. Taip, kad yra daug, reiškia, perlenkti nereikia. Galima kažką bandyti, praktikuoti, žiūrėti, kažkur tai tobulinti, galbūt netgi, galbūt ieškoti būdų, kaip sugretinti tą žalią maistą, reiškia, ir maistą augalinį, ir gyvulinį. O gyvulinis maistas ir varškė skaitosi, ir pienas. Bet jeigu taip jogų paimti sistemą jogų, reiškia, pienos ir pieno produktai yra satvinis maistas. Tai yra tas, kuris galima valgyti visiems jogams. O žaliavalgystė, kuris jie netgi neigia, kad pienas yra blogai. Ne taip, reiškia, yra. Antras dalykas, netgi mažiems vaikams pieno neduoda. Mano, kad pienas, reiškia, yra žalingas. Ne, netiesa. Maži vaikai tik ant pieno ir išauga. Jau pas motiną pienas gaminas ne tam, kad, reiškia, vaikas nuodytųsi, o kad vaikas į vaikystę, reiškia, ir augtų ir gyventų. Taip, kad viskas yra, kur iškreiptamas, jis neperdėtas kažkoks kategoriškumas, jis yra visur negerai. Galim, reiškia, žiūrėti, galim bandyti, tik yra tokie dalykai, pavyzdžiui, netgi tais senais laikais Rusijoje ir vienas profesorius, reiškia, jisai jau nutarė, kad reikia valgyti atskirai mėsos produktus, atskirai, reiškia, augalinį, ten kažkokius grūdinius, atskirai žolinius ir taip toliau. Ir jis tokią dietą susidarė ir vienu momentu susirgo, vos nemirė. O ten gaunasi sluoksnė, tarp sluoksnė, reiškia, mėsos produktas, paskui kada augalinis ir tame tarpe sluoksnė, reiškia, susidaro kaip nuodingos medžiagas. Ir jisai tada, reiškia, vėl pradėjo valgyti kaip visi ir vėl toliau, reiškia, gyventi žmogus. Taip, kad yra įvairių tų praktikų ir, reiškia, tų stiprių žmonių, kurie bandė, reiškia, tą dalyką daryti. Nes organizmas yra labai universalus ir unikalus. Kai kurių žmonių organizmas, jeigu perni prie žaliavalgystės, jis nustoja, reiškia, virškinti maisto gyvulinį. Kai kurių žmonių organizmas net nepripranta prie žaliavalgystės, reiškia,
tiesiog reikalauja. Bet to, jeigu tai pasižiūrėti, mėsos produktai turi daug ir nuodingų medžiagų. Nes žmogus yra kaip augalinė maistų skirtas jo organizmas. Jo ir žarnynas yra žymiai ilgesnis. O pas mėsaėdžius, ten šuo, katė, jų žarnynas yra kokius 3-4 kartus trumpesnis negu žolėėdžių. Nes išvirškinti augalinį maistą reikalinga žymiai didesnis žarnynas ir laiko daugiau reikia. Tai tam žarnynas ir pritaikytas. O kai žmogus valgo mėsos produktus, gali būti taip, kad jeigu organizmas netvarkoj, tai gaunasi, kad jis labai daug nuodų įsisavina, nes maistas per tą žarnyną eidamas pradeda gesti. Bet šitiems žmonėms, pas kuriuose virškinimo sistema ir būsena yra nenormali, kurie daug turi pykčio, nepykantos, netgi žmonės, kurie turi daug pykčio, nepykantos, negali gyventi be mėsos. Ir taip, kad yra daug klausimų, daug niuansų yra. Bet šiaip žaliavalgystė yra sveikintina mityba, bet galbūt tik tai reikia taip yra, kad nebūtų perlenkta. Nu ką kalbėti apie žaliavalgystę kaip mitybą, jeigu Džesmuchin išvis 8 metus nevalgė ir negėrė vandens ir gyveno, tai žmogaus organizmas kiek yra unikalus, kur gali prisitaikyti. Bet aš dabar, kai žiūri tos visus gyvūnus, taip toliau pažiūrėk, karvė žolėdė, o kiek jinai gyvena? Arklys žolėdis, kiek jisai gyvena? Jis negyvena tiek, kiek gyvena žmogus. Atrodo, turėtų būti viskas gerai, bet iš kitos pusės yra, į ką paverčia žmogus tą maistą? Į pyktį, nuoskaudas, nusivylimus ar kūrybinį darbą atitinkantį visatos dėsniams. Tiesa, žmonės, kurie nevalgo mėsos, jie yra ramesni, jie gali ramiau mąstyti, bet tai nėra pagrindas. Aš asmeniškai manau, kad pats pagrindinis dalykas tai yra žmogaus dvasinis lygmuo. Tai yra dvasinių dėsnių suvokimas. Ir tą maistą, kurį tu suvalgai, paversti ne į pyktį, neapykantą, nuoskaudas, nusivylimus ir kitas neigiamosios rautą, o paversti į kūrybinį darbą atitinkantį visatos dvasiniams dėsniams. Tada ir ta mėsos produktai sudirba kaip vaistas, ta juoda duona kaip vaistas, o kada panaudoji pykčio, agresiją, neapykantai, tai paverti į tuos dvasinius nuodus. Ir va šitas pavertimas yra pats esminis dalykas yra. O štai ne tik tai, dabar buvo ir žmona buvo, nuėjusi pasižiūrėti, ten neilgai klausė, tik vienos dienos, gal ir nepilna, nebuvo laikai. Tai sakė, šnekėjo visi apie žaliavalgystę, bet nieks nešnekėjo apie dvasinį lygmenį. Nieks nei žodžio nepasakė, kad pagrindinis dalykas tai yra, kokį tu maistą benaudotum, pirmoji eilė tai yra, turi būti dvasiškas ir palaiminimas, ir supratimas, ir vertimas į dvasinį lygmenį to maisto. O štai yra ir palaiminimas stalo, palaiminimas maisto, kur kaip tik tai atneša, netgi perkodoja būseną maistą į kitokią. Tai yra aukštesnė dvasinį lygmens maistą, kuris kaip tik tai ir duoda tą visai kitokį gyvenimą. Ir ten, kur žaliavalgystė praktikuoja, tai įvairių yra. Viena moteris ten pasakoja, kad jie 80 metų pragyveno, 80 metų sudegė savo pirkį. Žaliavalgystė neduoda ir apsaugos, tos, kur turi būti apsauga, dvasinė apsauga, kada žmogus išvengia kažkodėl tai kažkokios tai problemos ir bėdos. Taip, kad nėra tas panacėja, sakyčiau aš, nėra blogai, įžudymai nėra, netgi yra pigiau, jeigu žmonės taip gyventų, visi formuotų tą gyvenimą, bet pragyventi lengviau, bet čia nėra panacėja. Panacėja, yra dvasinė, fizinė ir mitybos kultūra. Aš sakau, žmogus, stovi jo visas gyvenimas, likimas ant 3 tų dramblių. Dvasinė kultūra, mitybos kultūra ir fizinė kultūra. Tu gali valgyti žaliavalgystę ir nesikelti iš lovos visiškai, ir pažiūrėk, kas bus. Po kurio laiko net nebepaeisi, nes visa koordinacija viskas atsako. Už tai žmogus turi būti ir fizinį krūvį turėti, ir turi turėti, pačią mitybą, svarbiausia dvasinį lygmenį, kad ką tu nedarai, kad tu neštų džiaugsmą. Pavyzdžiui, mankštą darai, ir jeigu mankštą darai su kokia tai pykčiu, nepatenkinta savimi, čia man vėl reikia mankštintis, viskas blogai bus. Nuo tokios mankštos tik ligų prisigaudysi. Jeigu mankštą darai ir gražiai formuoji, savo esybę su džiaugsmu vidinį ir su dėkingumu, kad tu gali ją daryti, pačiam kuriai mankšta duoda labai didelius rezultatus.
Jeigu valgai maistą, reiškia, jeigu tai valgai, reiškia, su dvasinė išmintinga ramybė, palaiminės, geronoriškai, o jeigu valgai susiraukęs, vėl čia žmona padarė kažkokį tai jovalą ir taip toliau, tai taip ir veikia. Tai yra pats kažkas tai negerai, pats dar prakeiki ir tada, reiškia, tas viskas kitaip vyksta. Už tai reikia atskirti, sakyčiau, pagrindinius dalykus. Kadangi žmogus pirmoji yra dvasinė būtybė, siela pirminė struktūra yra, o siela yra dvasinė struktūra ir siela kenčia nuo pačio žmogaus nedorų minčių, reikia palaikyti sveiką sielą. Kada sveikas siela, sveikas kūnas ir sielai gerai. Tai vat, o kada, reiškia, viskas tvarkoja harmonija, tada, reiškia, ir maistas kitaip veikia. Aš valgau viską. Kiti sako, kaip čia dabar tu ir mėsą dar valgai, dar tu čia žmonėms paskaitas skaitai. O tie, kurie kategoriškai teigėjai, taip teigia. O aš jiems sakau, brangieji, kitaip yra. Kitas iki ne tiek svarbu, ką suvalgai, o į ką paverti suvalgytą maistą. Kūrybinį darbą, kuris atitinka visatos dvasinį išminčią ramybę, ar darbą ir jausmus, mąstyseną, kurį ardo visatos dėsnis ir taip toliau. Tiek tą, tiek kitą maistą paverti dvasinę nuodą. Taip, kad yra Biblija ir parašyta yra, kad, reiškia, buvo žmogui duota viskas ir maistui, ir gyvenimui. Bet žmogus, reiškia, yra kai kurie kategoriška mąstysena, kategoriškas teigimas ir jeigu vienapusiškas gyvenimas nieko gero neduos. Nei žaliavalgystė, nei dvasinis lygmuo galėtų sėdėti namuose, tik melsis, kalbėti su Dievu ir taip toliau, bet jeigu tu nedarysi gerų darbų, jeigu tu nekursi gyvenimą taip, kaip pridera žmogui būti kūrėju, vis tiek tu neduosi tos naudos nei žmonijai, nei savo palikuonims. O jeigu kūrybiškai mąstysi galvosi, reiškia, ir juos mokysi kūrybingo gyvenimo, taip būsi laimingas pats, turėsi ir sveikatą, ir lygį. Aš kai sakau, kaip vaikščiantis tas egzempliorius, jeigu pasižiūrėti, kokie rodikliai, kurie jauno žmogaus yra, ir pas mane kokie rodikliai, kitas iki nugalvo, kaip tas žmogus dar gyvena. Jeigu jo rodikliai, širdies rodiklių nėra. Jeigu žiūrėjo tie sportininkai, užsiminėję sportą, reiškia, tai čiurna trūko, tai plyšo kažkas, tai reiškia, kodėl? Pasižiūrėjau, ten visai lygio nėra, ten lygis iš galvos, galva nevaldo tos vietos normaliai, už tai sportininkui taip atsitiko. O kodėl taip atsitiko? Už tai, kad negyvena normalaus gyvenimo. O sportas irgi nėra panacėja, ypatingai profesionalus sportas. Sportas dėl sveikatos, dėl dvasinės ir fizinės sveikatos labai gerai yra, o sportas reiškia tik dėl rezultatų ir dėl tokių rezultatų fizinio toli gražu. Jeigu tik tai vidus sujauktas, reiškia neturėsi nei tos vidinės dvasinės ramybės, nuo sporto irgi kentėsi. Gaunasi perkrovimai. Netgi žmogaus širdies rodikliai. O ateina žmogus, jaunas žmogus, o jo širdies rodikliai kokie 3 metrai geriausias rodiklis ir kokie 20 cm silpniausias rodiklis. Taigi viskas, jau senukas, kuris praktiškai jau jis negali, jam daug didesnė kažkokia tai veikla ir jis iš karto pradės šluboti. Ir nuotaika kris, ir galimybės kris, viskas kris. Jeigu rodikliai yra kažkur, turėtų būti pa žmogų per 3 vatos kambarius, silpniausias rodiklis, tada viskas širdės jinai vis tiek kaip kojų plaka krūtinė ir turi jėgų dirbti. O jeigu tik tai 20-30 cm, viskas. O daugelis žmonių ateina jaunas žmogus ir jiems mokslinės įseka, neranda savęs, už tai, kad nėra rodiklių. O rodiklių nėra dėl to, kad reiškės nežino informacijos, nežino dvasinio lygmens tos informacijos. Ir net kai kurie žino, skaitė, bet tik tai dalinai kažką tai biškai žino, o įsigilinti, neįsigilinti taip, kaip pridera įsigilinti, suvokti. Aš atsimenu, Šiauliuose skaičiau paskaitą, paskui vienas ant prie manęs prieis uždavinėja klausimus, gal 1,5 ar 2 valandas jis klausinėja. Ir visus klausimus aš atsakiau. Teisingai ar neteisingai ten gavosi, tik vienas Dievas žino, kaip sako. Bet aš, kai atsakinėjau, reiškia, viską surišau su šitą dvasinę logiką. Tai sako, keista. O per paskaitą užduodė lektoriui klausimą, tai sako, tai važiuosiu, kitą kartą aš paaiškinsiu, jums pasižiūrėsiu. O sako, čia atrodo kaip iš patrankos, sako, visus atsakymus duoda. Matai, kai esi dvasinį daugiau aukštesniam lygiu, kodėl lygis, kam reikalingas lygis žmogaus? O tas piramidė pagal piramidę duota. Dvasinė aukštesnė lygio žmogus išeina informacijos tos aukštesnė lygio, tos išminties lobyną tą visą.
Nes Dievas neišdalino visatos proto ir po žmonių galvas, davė galimybę prisijungti prie išminties šaltinių. Jeigu tu turi tokią galimybę, iš karto tavo klausimą žemė ir tu prisijungi labai greitai. Tai yra, kaip dirba žmogus kaip geras radijo siųstuvas ir geras radijo imtuvas. Siunčia signalą, gauna atsakymą, priima atsakymą. O visa informacija praktiškai ne žmogaus galvoj sukaupta yra visatai. Tik žmogui per mokslą, per žinias duoda galimybę greičiau įeiti į kontaktą tą. Ir jeigu ten tie keliai praeiti yra, tai jis greičiau orientuojasi. Bet jeigu žmogus turi aukštą lygį, jis net ne taip daro kaip kiti, bet padaro gerai. Aš ir aiškinu, žmogus prigimtinis lygis 10, jeigu jo nesunaikinės ir šeima tvarkinga, ir jis ir traktorių serdėso susitvarkė, ir savo mašiną, reiškia, viską perdaro, kas jam reikia, viską. Namą pats pasistatė, to neturi nei inžinierių žinių, nei nieko. Ir tas namas, pažiūrėkė, pas kaimyną, pas kitus, kas gerai, dar pasitarė, ir pas jį viskas gaunasi. O kitas baigęs aukštąjį mokslą, jis nieko. Pradės traktorių rydyti, nebesurinks jo. Ir taip toliau, nekalbant, kad reikės kažką pastatyti, jam nedirba galva. Jis neturi galimybės prisijungti prie tų šaltinių. Tai čia yra, už tai reikia gyventi lygyje, neprarasti lygio, įgimto ir dar tobulinti jį. Tada viskas bus gerai ir savyje, ir savo vaikuose. Kokie dar klausimai? O jūs labai numuša konfliktai. Taip. Reikėtų elgtis pačio konflikto pradžioje, sakyti. Taip, kad konfliktas nevyktų, matai, kad problema yra, naik, paim gurkšnį vandens ir nenuryk. Ir tylėk. Arba tariamai įsivaizduoju, kad paėmė gurkšnį vandens ir nebegalėjai neryti, neišspjauti. Ir tyla gera byla yra. Ir konflikto metu, matot, kaip yra su konfliktas, kaip yra. Aš dabar, kada paliečiau aukštesnį lygį, jau kiek metų dirbu, o kas liečia demonų lygį, reiškia, tai pradėjau analizuoti tik dabar. Ir kada, reiškia, yra apsėdimas žmogaus, kaip jį valdo žmogų, tiesiog žmogus, reiškia, kaip jau tas demonas išeina, reiškia, iš žmogaus paviršių, tai žmogų beprotį daro. Ir žmogus net nevaldo, ką išneka. Nevaldo, reiškia, savo nei kalbos, nei savo jausmų, nieko, tik paskiau apsigalvos, nu kam aš šitą prišnekėjau, kam aš šitą padariau, o tuo metu nevaldo. Ir čia yra, reiškia, sakyčiau, netgi yra objektyvi priežastis, kad žmogus savęs nevaldo. Jis net negali valdyti. O štai aš netgi ir knygų aš rašęs ir, reiškia, žmonėms aiškinu, jeigu žmona pradeda isterikuoti, vyras dar to isterika nepakliuos, sustok. Nepasiduok veikimas į tą isteriką kartu. Ir tada, reiškia, nepakliūsite į tą situaciją. Kuris dar mato, kuris protingesnis yra, kuris dar gali valdyti save, reikia sustoti ir į kitą pasižiūrėti, ne kaip į kažkokią tai piktai, kuris, reiškia, tave atakuoja, kad žmogus toks yra. Tos esybės, kur sėdi viduje, jos atakuoja žmogų. Ir jos tengiasi žmogaus padaryti tą vykdytoją, kuris, reiškia, davesti kitokias būsenas, kad taptum stipriu dvasinės tamsos maitinimo šaltiniu. Ir kai šitą jau supranti, tada jau ir pats stabdai save. Nu, žmona jau paskendusi, o aš dar būsiu tvirtas. Arba jau vyras matai paskendęs, o aš dar vis tiek nepasiduosiu. O jeigu matai, kad konfliktas yra kažkur, tai kažkas sako, palaukit, aš tu išeisiu, dar man reikia tą padaryti ir tada aš grįžčiau ir pašnekėsiu. O sugrįžai jau nebėra konflikto. Tai yra, kai kurie paprasti metodai yra, kaip jų išvengti. Bet svarbiausias dalykas, tai pačiam nepasiduoti į tą srautą. Kaip jisai galėjo tai pasakyti, kaip jinai galėjo tai pasakyti, kaip jis galėjo tai padaryti. Ir aš kitą šį aiškinu, ir žmogus, reiškia, manęs klauso, bet vis tiek savo, jis tiesiog įsisukęs į tokį minčių sūkurį, jis negali iš jo išeiti. Kaip tavo vėrė, kaip įsibėgėja, sukosi ratas ir negali sustoti ir bėga nuo to tam rate. Tai taip, kad čia yra daug kur dėsnių, tų dvasinių dėsnių, fizikinių dėsnių, biologinių dėsnių, ir jie visi sąveikauja į žmogų. Ir žmogus, jeigu nevaldo jų taip. Pirmoji tai taip yra. Nurimti ir pažiūrėti, ką kalbės toliau. O paskiau geriau, reiškia, pasižymėjai, paskiau po kurio laiko, kada ramiai būsi tas žmogus, ir žinai, tu čia pasakyk, čia tu teisingas, bet čia atrodo, kad biškiai kitaip yra. Tada gali ramiai pašnekėti ir jau žmogus tada supranta.
O kol esi jautrinės, tai jokį tiesų neaiškink. Nesuprasiu. Tas piktasis neleidžia suprasti užvaldęs. Ir užvaldyti žmonės labai galingai. Atrodo, žiūri, vyras su žmona, abu atrodo protingi žmonės, aukštai negali sugyventi. Su kita moterim žiūrėk sugyvena. Bet tas, jeigu pas jį yra demonas, tai praktiškai ir būna tai pas vienas, pa kito du, arba pas abu du, tai būtinai pešis, būtinai reiškia kažką tai darys tarpusavį. Tas momentais jie būtinai pasireikš ir būtinai bus reiškia konfliktai. Ir čia jau žmogus reiškia kitas iki net nevaldo to. Ir nereikia jo smerkti už tai, kad jis savęs nesuvaldė, o galvoti, kaip jam padėti. O padėti būna taip, ir mišias galima užpirkti. Už tai, kad būtų išlaisvintas nuo tų. Kitas iki galbūt pas kokį egzorcistą nuvažiuoti ir paprašyti, kad yra problema. Bet yra demonai, kurie prisijungia, nuo žmogų vėl atsitraukia. Nuvažiuoja pas egzorcistą, nieko nėra. O tuo metu, kada yra žmogus, jau nenuves pas egzorcistą. Netgi pas mane, kokį tik atveju nėra. Važiuoja pas mane, niekaip neranda to architektų 70. Vedžioja 2 valandas, sako, niekaip nerandu. Kažkokias, o tokia gatvė aplinkui ratai eina, jeigu apeis visą ratą, tai nereiks ten 2 valandų. Yra tiesiog, reiškia, viskas, jau susirašeiti, ant rytoj skauda galvą, neisiu, skauda galvą. O čia specialiai, kad neteitų. Aš atsimenu net vieną moteris į paskaitą, direktorė proftechninės mokyklos Kelmėj, ten didžiulė respublikinė proftechninės mokykla. Ten apie 1000 tų mokinių su viršum buvo tuo metu. Ten važiuoja ir avarija, griovį važiavo, bet griovį mašiną paliko, vis tiek atėjo. Sako, po paskaitos įsitrauksiu. O čia yra teisingas sprendimas. Jei domina paskiau kaip yra. Jeigu aš negirdėsiu, tai nežinau, ką čia prišnekėjo tas žmogus, o paskiau kaip aš vaikam paaiškinsiu. Jinai savo vis tiek. O tiem žmonėms, reiškia, kuris nepasiduoda ir pasiseka, lengviau išsikapanoti. Bet yra paveldėtas, yra įgimti dalykai, kurie tikrai žmonėms tikrai užjaučia juos. Jeigu anksčiau būdavo pagalvodavo, vis tiek, turi žmogus kažkaip tai protą grįžti, jis negali grįžti. Reikia būtinai išlaisvinti. Padėti išsilaisvinti, tiksliau sakant. Jam paaiškini, dar korekcijas atlieki ir jis pats to nenori. Ir tau, reiškia, žiūrėk, visai žmogus kitaip. Taip, kad yra tie dalykai, ir aš sakau dabar tie dvasiniai dalykai, kurie prašyti šventam rašte, kur Biblija, reiškia, kur yra kai kuriuos, reiškia, netgi tuose paaiškinimuose šventą raštą, reiškia, daug. Juk visi tie ir kunigai, viskupai, tos visos, jų toje hierarchijoje, reiškia, kad pakilti aukštesnį lygį ir gauti, reiškia, laipsnį, jie rašo savotiškas kaip disertacijas kažkokias tai. Tuos savo darbus. Ir paskui jos apsigina ir praktiškai notoriškai gauna savo laipsnius įsilavinimo to dvasininko. Taip kad yra visur tas ir mokymas ten darbuose tuose, reiškia, yra straipsnėse labai gerų medžiagų. Tik reikia taip, skaitant straipsnės, sugebėti atskirti grūdus nuo pelų. Netgi žmogus eilinis kitas iki parašo tokį dalyką, kad atrodo, iš kur pasitiek išminties. Vat kaip Salomėja Nėris prašė, čia milžinų dvasia gyva, jūs žudote vien kūną, bet kokie teisingi išreiškimai. Tik jinai kaip gal sureikšmina kaip senolių to išminties dvasia, bet iš kitos pusės čia yra tiesa. Tai va taip, kad viskas priklauso nuo žmogaus to suvokimo ir geronoriškumo vidinio. Bet tą geronoriškumą irgi taip pat. Piktosios dvasios jos nepaleidžia žmogaus taip lengvai. Reikia pastangų. Kai kuriems, kurie užgimė aukštesniam lygį, kurie yra nepaskendę į tą liūną, tai praktiškai pas juos savaime labai daug kas gaunasi. O tie žmonės, kurie yra per gyvenimą jau visokių klajonių, visokių tų nesąmonių buvo įvykę, tai praktiškai jie pažeisti yra. Ir atsistatymai reikia laiko, ypatingai fiziologijai, nes per 7 metus pa žmogui nelieka ne vienos tos pačios ląstelės, o naujas atgimsta tokia, kokios yra programos.
Taip, kad atstačios programos, tai kai kurios dar ilgokai vystosi organizmas, kol jisai stabilizuojasi. Tad svarbu, kad žmogus tą stabilizaciją palaikytų. Ir stengtųsi palaikyti tą būseną, kur reikalinga stabilizacija. Žmonės dažniausiai būna geriau tabletę išgėrė, o skausmas dingo, o viskas jau gerai. O skausmo numalšinimas tabletė priežasties nepašalina. Būna kitas iki dar giliau įsiskverbia. Tai va. Taip, kad yra problemas ir žmonių gyvenime tos problemas yra stiprėja tos, kad žmogaus organizmas, kada įsileidžia tą piktąją dvasią į save, jisai paskiau negali būti ramus. Ir daugelis žmonių gyvena gyvenimą susibarę patys su savimi. Pirmoje eilėje. Bet jeigu žmogus gimęs 90 lygiai, bet gyvena 3 lygiai, tai jis tikrai susibaręs, jis nepatenkintas tuo gyvenimu. Jeigu gimęs 5 lygiai ir gyvena 3, jis dar daugiau patenkintas yra. Silpniau užaugęs viskas atrodo, bet jeigu jis ir užaugęs 10 lygiai ir paskui gyvena 3, jis nežino kodėl, bet jis visą laiką kažkas tai pas jį ten vidui verda, pastoviai. Tai yra kaip susipykęs pats su savim gyvena. Ir kaip kuriem tai pasakai, va žiūrėk, kaip tai gyveni. Sako, taip ir yra, taip aš ir gyvenu. Nepatenkintas, kodėl aš mokslų nebaigė, kodėl aš to nepadariau, kodėl dabar žmona tokia, kodėl vyras toksai. Ogi toksai už tai, kad kokia vertas, tokia ir gauni. Kokio verta, tokia ir gauni. Tuo metu. O paskiau jau keičiasi žmogaus biškita būsena, ypatingai pas moteris daugelį keičiasi, į tobuląją pusę, ypatingai gimdymo metu. Už tai nėra ko stebėtis, kad moterų daugiau ir paskaitose dalyvauja, vyrai daugiau netoli nuo gamtos to vaiko. Bet yra taip, kaip yra, ir žmogus, jeigu siekia tobulybės, ir jeigu jis tvarkingai siekia, ne per pyktį, o per tą išmintingą santarę, per dievišką tą išmintį, viskas pas jį atsistato, gaunasi gyvenime. Netgi tos piktosios esybės, tie apsėdimai, netgi neturi tokios jėgos užvaldyti žmogui, kai žmogus. Nors dar geriau yra, kai žmogus išsilaisvina nuo to esybių. Kokie dar klausimai? O jūs tikrinote lygį to 104 metų jogo? Netikrinau. Ir aš net apie jį nieko nežinau. Nematęs, negirdėjęs. Lietuvoje jisai atvykęs yra. Galbūt, reiškia, netikrinau. Matot, joga yra mokslas toks. Joga tai yra žmogaus bando statyti ryšį su kūrėju. Ir to kūrėjo šviesoje gyventi. Bet yra, kad 104 metus, reiškia, ir ne jogas gyvena. Vat vieną aš pažinau, reiškia, toks dar mano pusės ir ištekėjusi už jo sūnaus, to žmogaus. Tai jis karmėje tarnavo, tai jis iš Alytaus į Jiezną bėgdavo į Samovolką, tą vadinamą. Pas merginą. Pabėga, reiškia, rytą vėl bėgom grįžta atgal į Jiezną, iš Jiezną į Alytų. Ir kad, reiškia, jau rytą, kai viskas kelia visus kareivis, jis jau vietoj kaip žvakė. Nežinau, kiek, 37 ar kiek? 27. Kažkur apie 30 km, ten ir atgal. Matot, ką daro meilė. Jėgų priduoda ir fizinių, kokį nori. Bet atrodo, kad apsivedė ne su ta, kurią taip mylėjo. Tai va. Ir jis pragyvena kažkur mirė jau virš 100 metų. O tai yra chirurgas žymiausias, kur buvo, dabar Ždanovas buvo už blaivybę. Jis virš 100 metų būdamas dar darė operacijas. 105 metus pragyveno. Taip, kad yra. Bet 105 metai, tai lyginant su Adomu, tai tik 10 dalis. Adomas gyvena 940 metų, kai kurie vaikaičiai 980 metų. Tai kokį jie lygmenį turėjo tada? Normalu. 16 lygmenį ir gyvena svaramiai. Jiems nebuvo dar tokių, reiškia, tų šiandieną išorinių poveikių,
kurios, reiškia, įsileidžia žmogus, nebuvo. Dviesi su žmona gyveno ir viskas. Pavydo nėra, meilužių nėra, nieko nėra. Tai kontraceptinė priemonė nėra. Vaikus gimdo ir viskas įgyvena. Tai va. O dabar viskas ardančios galingos jėgos šitas. O jeigu žmogus žinotų. Ir kaip žmogus keičiasi ir kaip keičiasi jo būsena, tai siaubingai. Ir tas... O visi mano, kad čia yra gerai. O tabletę suvalgė, viskas pasikeitė. Ne. Dvasiniam lygmenį tik suvokimas. Ir dvasinės išminties šviesoje gyvenimas tą duoda naudą. Taip, kad iki malonaus sekančio, kuris bus gal apie 15 ar kelintą lapkričio. Situacija kokia bus? Ne, jo lapkričio. Pradžioje aš bargiai, matyt, nebus pradžioje. Nes aš vis tiek vėliau biškai išvažiuoju, paskiau reiškia yra... Matysim. O paskiau norės palsėti gal biškai. Taip, kad iki malonaus sekančio.